Pradėsim? Pradedam. Tai sveiki, Amber CrossFit, YouTube'o, podcast'o klausytojai ir žiūrėtojai. Šiandien kalbėsim apie Hyroxą. Vėl? Vėl apie Hyroxą, turim naujienus, dalyvavom varžybose, ruošiamės naujoms ir yra ką papasakoti. Sveiki. Malonu visus matyti. Malonu, kad kviečiate savo laidą. Jau tampu jos toks pastovesnis dalyvis. Tai nieks mūsų klube nevyksta be Igorio, tai taip ir turi būti. No. Pradėm iš naujo. Turim dar Kostą? Turim Kostą. Kažkaip neprisistato. Tyliai aš pradedu. Sveiki visi, Amber nariai. Irgi su naujais įspūdžiais po varžybų. Įdomu. Pašnekėsim, kas mūsų čia dar laukia. Tai Kostas gali pasidalinti įspūdžiais kaip atletų treneris, kuris ruošia visus Amber atletus Katovicų varžybom ir kaip atletas pats pirmą kartą startavęs. Taip. Kostas taip sakė, su naujais. Ir aš galvoju, su naujais metais? Ne, su naujom varžybom. Su naujom varžybom. Tai gerai, koks planas? Tai pakalbėkim apie Katovicus. Taip. Tai aš galiu gal kaip treneris iš pradžių pradėti, išnekėti apie Katovicus. Pradėti. Tai šiaip labai fainiai, labai nudžiugino mane visi atletai iš Amberį išvažiavę. Net buvo net ir medalių. Tai komanda mūsų merginų. Kiek jūsų buvo? O, dabar tikslaus skaičius net neatsimenu. Žinau, kad pilnas autobusas važiavo. Ir dar autobusais važiuojame. Taip, ir dar buvo, kas atskirai važiavo, tai šiaip nemažai mūsų startavo, nes buvo ir komandos 3 ar 4 berods, dar doubles startavo, individuals buvo, Lukrecija ir pro divizijų startavo, tai realiai beveik visas divizijas paėmėm. Buvo ir vyro openo, moterų ir openo ir pro kategorijos, doubles ir pro ir mixed. Jo, buvo... Tai autobusas ir kažkiek. Autobusas ir dar biškai. Ir priekaba. Tai va, tai šiaip labai nudžiugino rezultatai, labai fainiai sustartavo visi. Ir tai tiek, tai dabar ruošime sekančiam visus Gdanskui, artimiausiams, kur irgi su autobusais važiuosim. Jau gal 2 reikės. Jau gal 2, arba vieno labai didelio. Tai čia jau už autobusą didžiulės padėkos mūsų atletų Athlete Management skiriaus Vadėjai Rimgailiai. Kūdos Rimgailiai. Kūdos Rimgailiai. Viską čia sugebėjo suvaldyti, tas rautas, organizuoti, susodinti autobusą, saugiai visus atvežti, netgi Bartaką. Bartaką Giedrė prižiūrėjau autobusą. Jo, ten Giedrė buvo už klasės auklėtoją, žiūrėjo, kad visi būtų vietoje. Bet Giedrė nuo pat pradžių, aš kiek prisimenu, buvo paskirta Hyrox Bus ambasadorė. Gerai susitvarkė su pareigom. Nieko nepalikom Katovicose. Tai Kūdos Giedrė. Ir Kūdos Giedrė, taip. Kostai, papasakok trumpai, nes, sakykime, Amberis tapo Hyrox afiliatu dar praeitais metais, man atrodo, kažkokiu labai panašių laikotarpių prieš pat jo gimtadienį, apie balandžio mėnesį, nes puikiai prisimenu, kad balandžio mėnesį per Amberio gimtadienį buvo pats pirmas vyko PFT testas. Tai kokia ta, sakykime, treniravimo ar treniravimosi eiga Amberė, nuo ko prasidėjo, kaip vystėsi, kaip atrodo dabar ir kokie tolimesni planai? Taip, tai kaip prasidėjo, tai ne aš pirmas pradėjau Hyroxą vesti, tai pradėjo Tadas berods, ne? Pats pirmas buvo, kuris Hyrox. Tikrai teisingai, tas buvo ambasadoris pirmas. Jo, Tadas buvo paėmęs viską į savo rankas pačiai pradžiai. Tai Tadas pradėjo, tai aš ten tuo metu dar nei pasportavau Hyroxą, nei labai domėjau. Žinau, kad yra, mačiau iškabą ant Amberėjimo, kad Hyrox affiliatas, bet dar tuo metu nelabai daug ką žinojau. Tai ir paskui tada iš Tado aš perėmiau. Mes šnekėjom, kad jam užteko, aš perimsiu. Ir jo, ir tada pradėjom ramiai, salėj čia, pabiški pats irgi mokiaus, nes Hyroxas man irgi buvo naujas dalykas.
Bet nieko, įsivažiavom, tai va, dabar jau turim ir maniežę treniruotės, ketvirtadieniais bėgioja maniežę, kankinu ne tik salėje, bet ir kažkur kitur dar. O kalba, pertrauksiu šitoje vietoje tave trupučiuką, jūs tik bėgiojat, ar kažkaip ir vis dėlto treniruojatės aplink Hyroxą, dabar bėgimas su judesiais kažkas? Jo, tai aplink Hyrox. Aišku, dabar biškiau per Openo mėnesį daugiau duodu tik bėgimo, nu, kad nenuvargint labai čia jau. Tai, bet šiaip jo, dažniausiai darėmės mes kažkokias tai treniruotės, ne tik bėgam. Tai mes ten burpį, tupstį ir taip toliau, nu kiek įmanoma daugiau akcentuojam tą Hyrox. Ten, pavyzdžiui, kilometrą bėgam, ten 20 metrų burpį, tupstį ir panašiai. Ir treniruotės trunka 1,5 valandos, kad būtent atkartota Hyrox varžybos, nes beveik visi iki 1,5 valandos sportuoja. Toks off-topic klausimas, ką kiti maniežiai apie jūs galvoja? Matai, mes labai vėlai einam, tai negazdam tiek daug žmonių, bet nu jo, matos, kur ateina ne lengvatlečiai. Bet nieko, nesiprašom labai. Nerodo pirštai jūs? Ne, būna keli keisti žvilgsnį, bet viskas tvarkoja. Gerai, supratau, tai reikia jums kažkada tai ateiti 5 valandą, kai ten yra pikas, tiesiog pažiūrėti, ką apie jūs galvoja. Apklausą padaryti. Taip, nes šiaip fainai, atrodo, aišku, visi bėga ten, žinai, sprintus ir toliau ir mes tiesiog burpių šalia darom atsigulę. Nu tai įdomiau, bet fainai, nesimušam. Cool, ką vasarą? Taip, o vasarą kečils orai, tai bus ne tik maniežė, dar planuojam ir stadioną eiti. Stadionį irgi bėgiot, ledus pastumdyti, taip toliau viską irgi geriau orai, tai reiks visus varyti lauk. Tai va, tai bus 3 vietos, per kurias planuoju vasarą vesti treniruotės, tai Amberį, stadionė ir maniežė. Okay. Tai daug veiklų bus. Daug sporto. Labai faina, o aš tikiuosi, mes irgi surasim tą galimybę, tinkamą laiką, gal kokį savaitgalį ir gal nebūtinai Vilniui, bet kažkur tai Lietuvoje padaryti gal kažkokią tokią neoficialias varžybas, kad ir, kaip būna maratonas, būna pusė maratono, ne? Tai kažkas tai padaryti. Arba atvirkščiai, kai būna ultra, koks 24 valandų bėgimas, tai kažkokį renginuką padaryti. Dvigubą Hyroxą. Dvigubą 24 valandos Hyroxą. Bet čia gal koks pasaulio rekordas, būt niekas dar tikrai nebus taip daręs. Promo tikrai geras, nestandartinis. Nes yragi ultra bėgikai, ultra trail runneriai. Tai bus ultra Hyrox. Ultra volleyball. Aš pasirašyčiau pateisėjau. Gera mintis, pasižymim, dedam į taupyklę, kad turėtumėm ką dar ištraukti ir nustebinti mūsų bendruomenę. O šiaip Kostai tavo labai toks fainas požiūris į visą tai, matosi, kad ir pačiam kaip yra įdomu įsitraukęs, matosi, kaip žmonės fainiai pas save eina tiesiog tuo pačiu metu, kai tu dirbi ir vedi Hyrox klasės, tuo pačiu metu vedu šalia CrossFito klasę ir matau žmonės, kokiam ten iš akim užsidegusiam tą visą daro, tai toks pure endurance treniruotės visai gražiai atrodo. Tai kudos Kostui. Kudos Kostui. Taip. Kudos Kostui. Šios dienos podcastą pavadinsim Kudos. Jo, visi čia labai dėkingi. Padėkos visiems. Gerai, o dar Kostai papasakok, kaip tau sekėsi pačiam sudalyvauti. Taip. Tai mes startavom su Monika Doubles. Miksas buvo mūsų pora. Tai fainai. Šiaip galvau, biškai sunkiau bus doubles dalyvauti, bet nebuvo taip sunku, nes mes, kaip sakėm, Monika, atrodo, kad ten šaunam kaip kulkos, bet kaip pažiūri visur peisas 6 minutės bėgimo, tai nešokam kaip kulkos pasirodo. Bet šiaip, stotelės mums kaip iš CrossFito atėjusiam žmonėm nebuvo taip sunku. Ten labiau gal biškai su sledais pavargom, bet mes taip ir buvom nusteikę, kad pirma dalis, ten bėgimas, rogių stumimas ir traukimas bus toks ramesnis ir paskui tada, jeigu turėsime jėgų, spausim. Taip mūsų rezultatus žiūrint, taip ir buvo. Mūsų pirmi bėgimai buvo lėti, po rogių labai lėtai bėgom ir paskui po biškį greitinom ir įsivažiavom. Man pačią galą įsivažiavom. Tai va, bet paskutinių volleyball įsimėtė. Jo, bet sakau, kažkaip aš, pavyzdžiui, volleyball irgi labai bijau, bet nubėgom prie tų volleyballų ten su Monika, maros po 30 sušaudėm ten per kelias serijas ir baigėsi tie volleyballai. Tai va, bet šiaip mes pasibaigėm kažkur plius minus per viduriuką su Monika, tai ten iš 90 berods porų, mes 39, amžiaus kategorija ten 12 berods, jeigu neklystu. Tai šiaip, nežinau, man tai doubles labai patiko. Faina dviese kažką darai, pastovi bendrauji, komunikuoji, peisini vienas su kitu, toks
fainiai. Susibendrau dar daugiau su kažkuo. Tai įdomu. Ar buvo stotelių, dabar taip pasplytinti, ne stotelės, buvo stotelės, kur Monika tave tempė, ar kur tu ją tempėjai? Ir koks buvo bėgimas, kas vadovavo bėgimui? Jo, tai dėl bėgimo, tai aš buvau, aš derinaus prie Monikos. Peiseris, jo, tai aš toks peisinau, bet pagrindinę pagal Moniką bėgu, nes Monika biškį lėčiau bėgo, bet mes panašyti. Tai va, o Monika mane patraukė ant Farmers Carry, kur galvojau, kad aš ten pasiims tos geras, bėgsiu. Nebuvo, tai pasiimu tos geras, tai ne, Monika pasiėmė pačiu pradžią, nes mes einam į stotelę ir aš sakau, Monika imtų, aš negaliu dabar po šito bėgimo. Aš negaliu. Tai jinai pasiėmė tas geras ir, nežinau, gal 3 metrų nuėjo viena pati, tada sakau, gerai, duok man, aš biškį panešiau ir ten irgi ant pačio galo Monika pabaigė. Tai mes ten taip pasplitinom, aš daugiau gal ant irklavimo patraukiau, tai mes irklavimo šiaip gan dar aukštai pasibaigė, bet čia nebuvo labai gerai, nes po irklavimo buvo labai sunku bėgti man. Bet mes čia iš tik pasibaigėm irklavime, ten bendrai žiūrint visas stoteles. Bet čia irgi padėjo, nes techniką mokam. Labai matęs, kas iš crossfito atėjo Hyrox ir dalyvavo ir kas iš bėgimo atėjo Hyrox ir dalyvavo. Pirmą, antrą kartą irklojate. Tai va. Bet šiaip jo, doubles buvo labai įdomu. Galvau, kad ir komandinėse dar dalyvavomės irgi. Tai mes komandinėse irgi mix dalyvavom, tai aš, Monika, Laura ir Edgaras. 4, tai irgi faini buvo, bet šiaip galvau, kad komandinės bus lengviau. Tai man čia taip atvirkščiai galvau, kad doubles bus sunku, bet doubles buvo gan lengviau negu tikėjus, o komandinės atvirkščiai. Galvau, kad aš ten, 2 rapį po 8 minutės. Prabėgu, padarau burpus, aš burpus ir valbolus darau. Na, aišku, ne pačius du lengviausius judesius, bet galvau, aš prabėgsiu greitai, ten 4 minutės, subėgi tą kilometrą ir padarai 8 metrų burpus. Lengva. Nebuvo lengva, jau buvom po doubles, energijų nebuvo ir dar taip nusteikinėjai, sakau, gerai. Ir aš prabėgu tą kilometrą, padarau burpus, grįžtu ir tiesiog į tvorą įsikabinu, sakau, bėgti kažkas, aš jau šiandien man užteks. Aš norėjau pasakyti, galbūt tas, kad prieš tai jau vis tiek išsikrovė. Paskui nebuvo, kad anksti ryte, bet pirmos dienos pusės startavo. Bet mes šiaip dar turėjom laiko atsigauti, bet tiesiog toks bendras nuovargis iš vidaus, vis tiek tu neužkrausi tos energijos tiek iki to vakaro, kad galėtum 100% ten prabėgti. Tai jautės bendras toks nuovargis, bet gerai. Startavom, visai irgi tenkinamus rezultatai, mes ir taikėmės į viduriuką. Ir su komandom per viduriuką esam, su komanda irgi ten iš 20 kažkelių 11 ir su doubles Monika irgi viduriukas. Labai gerai. Tai čia buvo sakykime, pirmas blynas, gyvai pajaus, kas tai yra, kaip gali būti, kas laukia ir jau dabar kitiems jau žinai, kam ruošti žmonės ir kaip jie kitą kartą jausis, ko iš jų reikalauja. Daugiau Farmers Carry duos. Nice. Visi vaikščios užkočiotais dilbiais. Tu startavai? Taip, aš irgi startavau. Startavau doubles moterų grupiai, kartu su Sandra mes startavom. Labai bijojau, nes Kosto treniruotės buvo žymiai sunkesnės negu varžybos. Labai bijojau slėdo, tiek pušo, tiek pulo, nes... Bijojai, kad jis kandžiasis? Aš galvoju, kad aš čia nepajudinsiu ir kad vienai Sandrai reikės viską padaryti. Tai aš jau galvoju, kaip čia reikės, ar man ją iš karto reikės įspėti, kad, žinok, tau reikės viską padaryti, ar ten vietoj tiesiog tokį, kad, davai, tu aš jau nebegaliu. Aš jau nebegaliu, ne? Bet tenai vietoj ir patraukiau, ir pastumiau, aišku, Sandra daugiau už mane, bet aš bent jau išjudinau tą daiktą, nes čia aš nepajudinau visiškai. Pastumti dar pastumti, bet patraukti buvo šakės visiškai. Man, nežinau. Ir jėgų, ir svorio trūksta, ir techniko, žodžiu, visko trūksta. Svorio trūksta, svorio ant slėdo? Taip, jei per mažai svorio buvo, per mažai, jo. Tai va, o šiaip bendras įspūdis, tai bendrai pats renginys, wow. Nes aš prabuvau tenai beveik visą dieną, mes startavom po pietų, bet aš atėjau nuo ryto palaikyti kitus mūsų atletus, šiaip pasižiūrėti viską. Tai... toks insane yra, kad tu ateini ir ten vyksta varžybos non-stop. Vieni startuoja, kiti startuoja, vienas hitas, antras hitas ir ten visą laiką žmonės bėga, kažkas kažką daro ir toks tu visą laiką esi varžybose. Tai tas man buvo tikrai labai įdomu stebėti. Pirmą kartą tokį dalyką stebėjau, aš esu dalyvavus sunkiosios atletikos varžybose, tai ten visiškai kitaip.
Ir jo, vat... Ten panašu, kai ateini visą dieną, tu esi varžybų, bet su 2 kelimais, ne? Su 2 kelimais, jo. Nu ir net, kad jo, tu visą dieną lauki. Nevalgęs, pasisveri, tada kažką pavalgai ir vis tiek lauki, jo. O tai, vat, kaip Kostas minėjo, labai jautėsi, matėsi, kur žmonės crossfitą sportuoja ir dalyvauja Hyrox varžybose, kur labiau gal bėga ir dalyvauja Hyrox varžybose, kur, nu, nežinau, šiaip jautėsi, matėsi tikrai, bet bendra nuotaika, atmosfera visoje to arenui, nu, tikrai labai patiko. Tai, vat, ir man pačiai sudalyvauti varžybose irgi labai patiko. Aš bijojau, ten Sandrą stabdžiau, aš visur stabdžiau mus. O ką Sandra? Sandrai irgi labai patiko. Mes kažkaip aš... Jinai sportuoja kovos menus. Jinai kovos menus ir crossfitą praktikuoja. Kovos menai, crossfitas ir dar Hyroxas. Taip, tai aš į tokį... Tai buvo tiesiog tarp 2 sportų. Jo, ten aš jai parašiau tokį random, kad žiūrėk, mane čia kalbina važiuoti Katovicus, davai važiuojame. Davai važiuojam. Tai va, nuvažiavam, sudalyvavom. Tai šitą, jie irgi patiko ir taip nutarėm, kad estafetė gal tu tiek nepajauti bendro to viso kiekio, visų pratimų ir taip toliau, nes vis tiek ten daryti tik tai porą jų. Individuals dar anksti ir aš taip, aš net nežinau, ar norėčiau, nes man labai patiko daryti su kažkuo, komunikuoti, tokiai čia dabar atsigersim, čia tai net nestojam, čia dar galim varyti, čia paspaudžiam dabar, čia... Žiūrėk, klausimas, ar turėjot planą, va tokį detalų, kai kur stosit, kada gersit prieš, ar visą įgojį? Viskas įgojį buvo, mes bėgdavom, okei, dabar čia geras tempas, gerai varom, o šitas aplenkiam, gerai, čia dabar surkluosim, tada atsigeriam ir tada varom toliau, va taip, viskas vyko. O šitas aplenkiam, kuris startavo prieš kiek minučių? Šiaip mes pasirodėm labai neblogai. Aš taip savo buvau nusimačius, kad būtų gerai tilpti į 1:30, mes pabaigėm per 1:20, ten su keliom sekundėm, tai šiaip neblogai. Ir pasibaigė pačios pirmos iš Lietuvos, tarp moterų doubles. Taip. Iš visų amžiaus grupių. Tai tarsi Lietuvoje. Lietuvos. Iš Lietuvos išvažiavusių Hyrox doubles women, jos pirmos. Taip. Jis buvo, ta prasme, vėl, kadangi man ten teko būti viduje tų varžybų visą dieną, nuo ryto iki vakaro stebėti visus, tai tikrai mačiau, kad, ką pašnekėjom jau su Kostu, kad Amberio šaika buvo belekiek žmonių, tai ir šiaip iš visos Lietuvos buvo daug žmonių, tai kitas afiliuotas Hyrox klubas Sun City CrossFitas turėjo atstovų, paskui buvo Šiauliai buvo, Team Relentless. Šiaulių buvo nemažai. Porą medalių pasiėmė. Tai Daškos Chebra apskritai reikia atskirai pažymėti, kad jie laimėjo savo amžiaus grupiai estafetę. Ne, jie apskritai estafetę apskritai laimėjo. Estafetę laimėjo, tai jie dalyvavo prieš tai individualiai. Jo, jie doubles startavo irgi kaip mes irgi, mes vos ne vienu metu. Ir jie pasiėmė ir amžiaus grupiai, buvo, neatsimenu, kur amžiaus grupė, bet ten buvo viena pora jų vyrų, kur antrą vietą berods pasiėmė, jeigu neklystu. Ir dar skaityk ant galo surado iš ko, nes ten, ta prasme, linkiu žemai galvą, tikrai ne jaunuoliai, sakykim taip. Tai čia neseniai mačiau Daškos postą, jis ten masters visą, tai tikrai masteriai Lietuvos, nuvažiavo į Lenkiją ir parodė, kas tas Lietuvos tikrasis masteris. Taip. Tai ir dar iš Jonavos irgi šautautas labai daug surinko. Labai daug jau buvo. M-Fit Jonavoj klubas. Tai labai daug irgi atletų mačiau, visi buvo su vienodom aprangom, su tokiam mėlynom maikėm. Labai fainai atrodė, išsiskyrė. Jo, visą laiką bėgant jie kažkaip vaikščiau savo Amberio atletus palaikydamas, ten aiškinamas, kur ką daryti, kur kaip bėgti. Tai visur matėsi labai daug, tai irgi labai fainai, kad pasiruošė, nusiteikė ir visi užsikūrė irgi vieni kitus palaiko, šaukė vieni kitų ten, tai irgi šaunuolį, kad sportuoja, kad juda, kad surenka tiek daug žmonių. Tai irgi man teko jas matyti, palaikyti tenais, pačyrinti, pakalbinti, tai faina, kad ne tik iš didmiesčių susirinka chebros, bet ir iš kitų Lietuvos miestų. Jau irgi, žinau, čia Rūporas, taip sakant, kalba, kad ir kiti klubai pradėjo domėtis po trupučiuką, tai visus, aišku, norisi pakviesti, išbandyti tą iššūkį, taip sakant, ir pajaus, kas tai iš tikrųjų yra iš vidaus.
Va, o sakykime, gal aš irgi savo tokiais įspūdžiais pasidalinsiu iš tos organizacinės pusės, kad teko patirti, tai mums čia organizuojant buvo antras šitam regione mūsų renginys po Varšuvos, tai jeigu Varšuvoje mes turėjome apie 600 sportininkų, nepasakysiu visiškai kiek žiūrovų, nes nebuvo kaip jų apskaičiuoti dar tada. Va, bet kad ir šalia vyko FIVE tas fitneso paroda, sporto paroda, tai vis tiek nebuvo, labai akivaizdžiai matėsi, kad to nebuvo tokio srauto žmonių. O dabar turėjome 1600, aš kažkaip, jeigu neklystu, apie 1600 sportininkų startavusių, buvo 1000 su uodega parduota bilietų žiūrovam. Tai taip visiškai drąsiai galim sakyti, kad be savanorių, be komandos, be teisėjų, be visko, tai kiek 2700 žmonių per dieną pavyko prasaukt, jeigu taip galima pasakyti. Va, tai aišku, tas jausmas yra visai kitoks, toks jau gaunasi toks mini koncertas kažkoks. Bet ir jautis tas, nes pastojo daug žmonių, daug palaikymo, ten prie visų stotelių, prie burpių, ten pats ir kai komandinės dariau, atrodo jau pabaiga dienos, bet pilno žmonių vis tiek ten prie tvorų sustojo, šaukia, filmuoja, visi vieni kitų, fain, jautis palaikymas. Kas buvo irgi įdomu, nes aš jau tikrai ten gal nežinau, kiek renginiuose buvau ir iš vidaus viską mačiau, tai man pasirodė pati Katovicų ta vieta, lokacija, pati ta arena buvo, tikrai labai faina. Kaip kosminis laivas, neatrodė. Kaip kosminis laivas, bet ir dar tas kitas jos privalumas, sakykime, nuo standartinių expo centrų buvo toks, kad ir buvo labai tas nuostabus foje. Ir visas skirtas buvo būtent Hyrox bendruomeniai, tai ta prasme, kad labai dažnai būna taip, yra tas didelis angaras kažkoks, tai panašiai, ir viskas yra sukišta į vieną erdvę. Tai tiek apšilimo zona, tiek visa recovery zona, tiek partnerių zona, tiek parduotuvė ta Pumos, tai viskas būna viduj. Ir paskui tas žmonių jau, sakau, tu ateini iš ryto, tarkim, pasportuoti, paskui palaikyti savo draugus, visą dieną prie tų kolonėlių, taip sakant, išbūti yra tiesiog labai jau kitą kartą sunku, nes jau galva paskui tokia patampa labai didelė. O čia tas buvo labai didelis privalumas, kad tu gali išeiti iš varžybų zonos. Jo, atskiros zonos. Ramiai praleisti laiką koridoriuje foje, pagulėti, pačilinti, oras buvo geras irgi tom dienom, išeiti lauką dar kažkas, grįžti tada atgal, vėl į varžybas ateiti ir tas leido atletam atsikvėpti ir vėl grįžti į varžybų zoną. Tai čia iš mūsų pusės tokie pastebėjimai. Tai jeigu pradėjome nuo kūdų, tai tikrai visam organizaciniam kolektyvui irgi linkėjimai ir kūdos, nes tokį renginį tikrai yra reikalų kaip daryti. Tai turėjom nuostabią komandą, labai tokia buvo mišri, turėjom ir vokiečių, ir lenkų, ir lietuvių, tai toks international labai kolektyvas, kažkaip 3 dienas mes ten dirbom su to, jau gyvai su to renginiu gaunam, kodėl 2? Vieną dieną prieš renginį ir renginio dieną, ir paskui po renginio viską ten pakavomės. Bet viskas buvo puikiai, visiškai be jokių dalykų. Vieną kartą, man atrodo, internetas dingo trumpam, taimingas užlūžo, bet labai greitai atsistatė. Ir tai, ką jūs dalyviai, žiūrovai, kiti galėtų pamatyti, tai tikrai nebuvo ne vieno kažkoks kliurkas, kam mums buvo, dėl ko buvo labai gera. Gerai, o tai kokie planai Gdanskui? Sekančios varžybos... Kokie planai? Kokie planai? Planai yra tokie. Sekančios varžybos planuojame šio sezono, tai yra 23-24 metų sezonas, nes Hyroxo sezonas yra nuo rudens iki pavasario. Tai kulminacinės varžybos bus Gdanske, prie jūros, gegužės pabaigoje. 26. Gegužės 26. sekmadienis. 26. Vienos dienos varžybos dar. Jau kitiems metams planuojame kelios 2 dienų varžybos, nes labai stipriai auga dalyvių skaičius. Bet šitas dar talpinsime vieną dieną. Jūra, geras oras, skanus maistas, arčiau. Gerokai arčiau negu į Katovicus, tai man atrodo 400 kažkas kilometrų iki Gdansko, tai vos ne tas pats, kas iki Klaipėdos. Keliai dabar Lenkijoje
geri, kudos Lenkijos kelių ministerijai. Už gerą susisiekimą. Taip, už gerą susisiekimą. Šiaip labai fainas miestukas Gdanskas, unikalus, istorinis ir panašiai. Tai aš jeigu sportininko vietoj planuočiau, tai tikrai planuočiau važiuoti penktadienį, šeštadienį galbūt kur nors pasivaikščioti po Gdanską, ten Gdynė šalia, Sopotas, tai tokie garsieji Lenkijos kurortai. Šeštadienį pailsėti, sekmadienį pasivaržyti ir jeigu leidžia darbai, tai galbūt dar pirmadienį grįžti ramiai savo pirmadienį, ten tas Mikolaikio regionas, Mazūros ežerai. Žodžiu, ten tikrai. Žodžiu, ką kreipkitės į Igorį, jisai parūpins. Mes dabar galvojam būtent apie kelionių agentūros projektuką. Dar vieną, taip. Bet šiaip fitneso šitas kelionės, fitneso turizmas, tai, fainai. Kažkur, susiplanuoji varžybas, nuvažiuoji ir toks Hyroxas, jis labai patogus dalykas, kaip reikia pasiruošti, bet tai, nėra kažkokios krosto varžybos, kur dar turi patekti ir ten ir krūvis visai atsirinkti ir visą kitą, o čia toks užsiregistruoji, nuvažiuoji, pabūni, pasportuoji ir tada gali ramia širdim eiti picų, makaronų, burgerių kažko. Mes praeitą kartą su Kostu diskutavom temą, kad toks taip fitness, tas turizmas labai gerą sąvoką šitą vietoj taip pritaikyti vietoj kažkur, ta prasme, nes realiai nueinant į naktinį klubą, tiek pat kokteiliams išleidai, kiek gali išleisti nieko. Hyroxo bilietui. Hyroxo bilietui, jeigu ir kelionė ten centralizuota, organizuota, irgi nėra ten kažkokie kosmosiniai pinigai, tai galbūt vietoj to galima svarstytinas variantas, kaip trumpą atostogą daryti tokias varžybas. Ir aš vėlgi pasikartosiu ir kviesiu, nežiūrėti, kad kažkoks čia aš Hyrox sporto šaka, atletas, o tiesiog iššūkiai. Tai mes anksčiau bėgom purvais, Spartaną važiavom, tai tas irgi yra gerai, dabar galima važiuoti, pabėgioti arenoms. Tai kažkas tokio, planuojam, irgi lokacija yra labai faina, planuojam, yra šiek tiek didesnė, tai planuojame šiai dienai, turime planą 2500 žmonių turėti, parduotų jau beveik pusę bilietų. Tai dar tiek pirkiaujame bilietais yra tik mėnuo. Mažiau net, man atrodo. Kažkad, grubiai, apie mėnesį parsiduoda. Po Katovicas. Savaitė prieš Katovicas mes paskelbėm, ten buvo Elibir, tada newsletter, tada dar kažkas, bet pats faktas, kad praėjom praktiškai mėnuo, beveik 50% soldautas jau yra. Ir pardavimai nestoja, žmonėms patinka, kaip yra daroma, patinka formatas ir žmonės drąsiai renkasi tokį aktyvų laiko praleidimą. Ir girdžiu, kad iš Amberio reikės tikriausiai jau 2 autobusų. Taip, nes jau dabar yra kas nemažai nusipirkę bilietus ir planuoja ir vis dar perka ir dar pirks. Ir visi dalinas, kad čia ir kovo 8 buvo nuolaidos, ten dar kažką. Tai geriausias būdas nuolaidom sekti ir dealams gauti yra hyrox.pl arba hyroxpolon.com. Pasidalinti savo elektroniniu paštu, newsletter skiltyje ir pirmiem gauti visus tos geriausius pasiūlymus dėl visų dalykų. Taip. Puiku. Kostai, startuosi Gdanske? Gdanske? Planuoju. Dar biletą neturiu, bet net planuoju. O tu, Ugne, doubles. Pro gal šį kartą? Pro ne, bet jeigu mano komandos draugė dar bus Europoje, tai tada planuojam startuoti irgi Gdanske. Gal šiek tiek daugiau pasiruošti negu praeitą kartą, nes praeitą kartą sudalyvavau keliose Kosto treniruotėse, tada savaitę prieš tai buvau Kaune, tai vieną kartą išbėgau Ąžuolyno parke, pritryniau puslės ir baigėsi mano pasiruošimas. Tai ir tada jau sustartavau, tai šį kartą gal pavyks daugiau pabėgioti. Gal medalį pavyks parsivežti. Gal, pažiūrėsim, niekada negali žinoti. Taip, tai aš irgi galvoju doubles startuoti. Aišku, reiktų ir individual sustartuoti gal Gdanske, bet doubles biškai linksmiau. Tai gali individual, doubles ir komandinė. Aišku, visada galima ir taip padaryti. Gal čia ir būtų koks rekordas.
O Igoris jau nebedalyvaus? Igoris būtinai dalyvaus, bet matyti ne ten, kur organizuos. Organizavimo. Tai mes čia su komanda savo galvojam padaryti, aišku, kažkokią galbūt išvyką, o dabar Ispanija, tik gal kažkur dar. Ir būtinai sustartuoti sezonę, nes mes su draugu savo norim netgi pasiruošti, pabandyti, pajausti, kaip tas yra, kai varžytis, kai tu esi pasiruošęs. O gal Riminį birželio pradžioje, nes irgi aš praeitais metais ten buvo faina labai, kad šilta, jūra, maistas skanus, gali taip kaip į pramogą pažiūrėti. Tai grįžtam į studiją, šiandien Hyrox studija ir primenu, kad kalbėjome apie Hyroxą, Katovicų renginuką, planus ateičiai, visą kitą ir dabar turime svečią mūsų studijoje, kaip čia teisingai pasakyti, jau legionierė. Taip. Trečias startas buvo. Jau 3 kartus startavusią ir augančią sporto prasme atletę. Lukrecija. Kudos Lukrecijai. Mes visada duodam visiems kudos. Taip. Jau ką. Kudos Lukrecijai. Lukrecija. Papasakok mūsų klausytojam ir mum, kaip Hyroxas apskritai atsirado tavo gyvenime, kokie buvo įspūdžiai po pirmų varžybų, kas labiausiai užkabino, kad paskui antros varžybos, paskui trečios varžybos ir pro kategorija, kaip visas tai telpa į tavo gyvenimą, kaip tu viskas spėjai ir visa kita. Na, aš visų pirma esu toks žmogus, kuris mėgsta pasikankinti, tai galbūt kažkaip Hyroxas yra tas sportas būtent, kur labai atitinka mano visą tą sporto filosofiją, visos rungtys man labai patinka, o atsirado mano gyvenime jisai taip, kad tiesiog aš pamačiau Amberį, man atrodo, kad atsirado toks dalykas, Hyrox, ir tada aš nedalyvavau tam pirmam bandyme, kur organizavo Amberis. Jo, PFT, taip. Tai tam aš jį praleidau, bet aš pasižiūrėjau video ir galvoju, kas čia yra, labai kažkas įdomaus, man atrodo. Ir aš pradėjau tiesiog žiūrėti internete, kas tas Hyrox. Ir tada jau, kai Lukiškių aikštėje vyko antras PFT, tai jį aš užsirašiau. Man ten labai blogai sekėsi, buvo labai sunku, bet man labai patiko ir aš kažkaip gal esu tas žmogus, kur mėgstu savo iššūkis išsikelti ir aš galvoju, gerai, reikia man važiuoti į Varšuvą ir pabandyti. Ir kažkaip daugelis gal bijo į tą, kad iš karto vienam, o man buvo toks, kad reikia pabandyti vienai, nes jeigu, kad ir bus labai blogai, aš turėsiu patirtį. Ir žinosiu, ar man patiko, ar man nepatiko, ar aš noriu dar tai daryti, gal man iš vis nepatiks. Ir kažkaip su kitu žmogum aš nenorėjau būti atsakinga, gal kad nuvilti tą kitą žmogų, savo komandos partnerį. Tai gerai, Kostą paimti, ta prasme. Čia, žinai, kai tu stipresnis, tai... Tai tu bėgi pagal silpnesnio pais. Taip. Darai viską pagal save. Kad tu stipresnį ir bėgtum pagal mane, aš labai lėtai bėgu. Nesu aš irgi... Nesu aš kažkoks bėgikas ten. Tiesiog buvo toks, kad aš norėjau... Tai buvo iššūkis savo, pažiūrėti, kaip bus. Ir įveikiau aš tą pirmą savo Hyroxą Varšuvoje ir man buvo labai sunku, labai.
Bet man taip patiko, kad aš vos grįžus iškart galvojau, gerai, reikia dabar man čia tą padirbėti, tą susitvarkyti ir toliau. Ir tada užsiregistravau į Stokholmą. Ir Stokholmui jau rašiausi, jau taip iš širdies iš tikrųjų rašiausi. Aišku, niekad nepavyksta varžybam pasiruošti taip, kaip nori. Bet tas jau Stokholmo startas buvo toks, kad aš jau žinojau, ką aš darau ir tikrai buvo momentų, kur jau pačio to reiso, pačių varžybų metu galėjau pasimėgauti. Na, aš jau kaip barpius įveikiu man visą laiką. Pusę, ne? Taip, tai aš matau jau po to, kad kitos dar daro barpius ir aš galvoju, man jau nebereiks jų daryti. Psichologiškai lengviau pasidaro. Taip pat jau buvo tas tikrai ir jau tas bėgimo pasipeisinimas buvo visas, kur aš jau kažkaip tai žinojau, ką aš noriu daryti, kaip aš noriu daryti. Ir tas buvo mano toks, kur man labiausiai patiko iš tikrųjų. Na ir tada jau kažkaip galvoju, reikia savo naujo iššūkio. Ir užsirašiau į pro klasę. Gerai, apie pro mes dar pakalbėsim. Aš dabar tiesiog, kad nepamesti pačią minties, kaip pradėjau ruoštis. Mes prieš kiek laiko atgal kalbėjome apie Kosto rengiamas treniruotės. Hyroxo, jis belekaip jas išgyrė. Tai dabar šitą gilų kvietę papasakok mums iš kaip atleto pusės, ką Kostas ten daro, kaip jisai daro, ar gerai. Žodžiu, kudos Kostui. Jo, nes prieš pirmas varžybas dar pas mane nesportavo, ne? Prieš Varšuvą. Ne, gal dar ne? Buvo prasidėjusios Hyroxo treniruotės, jos buvo gal bet su Tadu dar vyko, manots, ne? Tuo metu jo. O prieš Stokholmą tada jau su manim ruošėmės. Taip. Čia aš tik šiaip pasakau, nes Stokholmą biškai laikas geresnis buvo. Ne, kaip tai jo, tai pradžiai buvo... Tai iš anksto savo, ne? Kudos jau duodė. Kudos Kostui, dabar tęs. Taip, kudos Kostui. Tai pačioj pradžiai prieš Varšuvą dar nebuvo daug tų treniruočių, buvo tik prasidėjęs Hyroxo salė ir mes čia truputėlį, tik tai tą tokį bendrą suvokimą gal, kad turėtumėm, kas tai yra, simuliacijų darėm ten tokių, o su Kostu jau pradėjom sistemingai dirbti, tai ten yra daug tokių intervalinių treniruočių, yra ta jėgos ištvermė, dabar maniežas, kaip prasidės, iš vis gerai, nes to bėgimo labiausiai iš tikrųjų, ko mums ir trūko, buvo tas bėgimas, sprintai visokie irgi intervalai ir tos ilgiai, jeigu bėgi kilometrą ir darai po to kažką, tai šitų trūko ir iš tikrųjų dabar tas pasiruošimas yra nuoseklus ir mes jau kažkaip tai žinom, ko tikėtis. Ir man atrodo, netgi tie, kurie pirmą kartą važiavo dalyvauti, kurie išdrįso į komandinės arba estafetę, jie tikrai nustebo, kad buvo lengviau, negu kad jie galvojo, kad bus. Bet jūs girdite, kaip kurie išdrįso. Taip, bet mes kažkaip daug labai, manau, tokia yra filosofija, ypač moteris, jos labai linkusios yra save nuvertinti ir aš klasėse matau, tarkim, merginos sportuoja ir jos tokios stiprios, tokios greitos, bet jos tiesiog, aš negaliu, gal čia ne man, aš nenoriu. Ir aš visą laiką kažkaip sakau, kad reikia tos drąsos truputėlį. Tai jos kaip pamato, tarkim, ir mano ta žinutė gal yra tokia, kad aš nesu kažkoks čia atletas, super ten vau su kažkokiais duomenim, bet aš nueinu ir tada jos pamato, kad tai kažkas iš klasių irgi nuėjo, kur šalia, kai sportuojam, tai jos ten ir greičiau padaro, ir geriau padaro. Ir tada išdrįsta, nueina ir pamato, kad nėra ten taip sunku, kaip atrodo iš šono. Supratau. Žiūrėk, esu paruošęs savo čia tokių namų darbų, kaip sakant, ir kol kas mes Katovicų pro tavo paliekam šonę, 2 renginukus, tavo split visus laikus. Tai Varšuva, Open kategorija, valanda 3:06 ir 9 sekundės. Praėjo kiek daugiau negu 4 mėnesiai. Rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis, sausis, 5 mėnesiai praeina ir nebe 95 minutės, o 80 minučių. 15 minučių, tai 1/6 laiko nubraukta.
Tai kūdos Kostui, ar kūdos pačiai, ar tas tiesiog gal apie bendrą laiko su tokį sutrumpinimą, dabar nesigilinant į stotelių ar bėgimą, mes tą dar pačiupinėsim, tai sakant, bet šiaip, 15 minučių skirtumas, tikrai labai didelis. Taip. Čia iš tikrųjų kūdos Kostui, nes atsirado sistema, atsirado tikrai tas pasirašymas specifiškai Hyroxui. To blaškimosi gal mažiau buvo tikrai tas susikaupimas ir tos treniruotės ir savaitės planelis kažkoks buvo. Bėgimo aišku irgi, bet bėgimas, su to Hyroxu taip įdomiai. Daug kas įsivaizduoja, kad dabar aš išeisiu, bėgsiu tos 8 kilometrus ten kas antrą dieną ir mano tas bėgimas. Ten truputėlį kitaip. To ilgo bėgimo aš praktiškai iš vis nedariau tam tarpe, tarp Varšuvos ir Stokholmo. Buvo viskas tik tai trumpi intervalai, sprintai, intervalai ir įkalnės. Tai va šitoje vietoje labai geras komentaras. Iš mano pusės žiūrint 2 varžybų Lukrecijos Splytus. Taip. Best run lap. Tai geriausias kilometro laikas bėgimo. Ten, kur jinai buvo 1:36, tai yra 5 minutės jos geriausias bėgimas, o ten, kur 1:20, 4 minutės 1 sekundę. Beveik tas pats. Praktiškai tas pats. Tai vėlgi, atrodo, kad aš tai pasakysiu, kad tenais jinai visą minutę greičiau prabėgo, pasirodo ne. Tai bėgimas panašiai, kad liko tam pačiam lygmenyje. Aš šiek tiek galim žiūrėti vidurkiuose man biški greičiau vis tiek bėgai Stokholme, vis tiek tie laikai buvo greitesni. Bet tą patį peisą stengiausi laikyti nuoseklesnį gal, nes pirmam buvo, kad pradėjau taip, kaip pradėjau, o po to į galą palėtėjau. O 5, 6, 7, 8. Taip, tai čia va jau jautėsi visą, kur bėda prasidėjo. 6, bet žiūrėkit, kokia buvo. 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, gal. Tačiau pas mumis, su Monika, pavyzdžiui, dalyvavom, pas mumis viskas tas pats. Mums irgi buvo lėtėjom iki irklavimo ir po irklavimo pradėjom vėl greitėti į antrą pusę. Psichologiškai gal jau jaučiasi, kad pusė jau praėjo. Taip, jau galima vėl spausti. Po barpių ten sunkiausia gal yra. Gerai, tai tada taip išeina, jeigu, visų pirma, vidurkis greitesnis bėgimo, bet ir pažiūrėkim į stoteles. Varšuva, Skiergas, 5 minutės 14, Stokholmas 43. Pusę minutės ant Skiergo, ne? Tai ant 1000 metrų yra tikrai pusę minutės ir kas žino apie ką šnekam, tai čia arba 2 minutės, arba minutė 5 laikyti. Taip. Paisą. Taip. Ir ten... Daug Skiergo darot? Ar vėl bendras fizinis tiesiog gerėja ir Skiergas lengviau? Bendras fizinis, bet ir aišku kosto pamokos, technika pagerėjo ant Skiergo, nes Skiergas toks buvo gal aparatas, kur aš su juo daug labai nebuvau susidūrus. Mes gal krosite darom jo kažkiek, bet aš jo privengdavau truputėlį. Geriau, jeigu buvo galima rinktis rauerį, tai rauerį. Tai va čia toks buvo, kur jau neišvengsi to Skiergo ir pasimokiau, bet čia dar buvo irgi toks momentas, kad aš tam antram reise, pirmą ratą aš save laikiau labai, 1 kilometrą ir Skiergą aš dar vis laikiau. Tai teoriškai dar buvo galima greičiau ir aš buvau nusprendus, kad jeigu aš po Skiergo gerai jausiuos, jau tada aš toliau tęsiu ten tą tempą, kur susiplanavus. Tai nebuvo, kad aš ten spaudžiau. Visą minutę greičiau slietpušas. Taip, ir slietpušas ir slietpulas, abu po minutę beveik greičiau, tai man čia labiau įspūdinga negu Skiergo. Apie kažkokią tai, jėgų endurance, ištvermės padidėjimą, tai, bet ir nemanau, kad taip taigi jėgos padidėja, kad tu taip greitai padarai, tai gal vėlgi praktika, technika. Kitas dalykas, kur mes jeigu Hyrox Amberio treniruotės, mes turim tos elektrinius slėdus, bet tų tikrųjų neturim. Tai gal tu dar kažkur... Ne, vieną turim. Mes vieną kombinuodavom, tokį technikai pasimokinti traukimo. Tai dėžė, tai čia viskas čia. Viskas šitas, juk kaip Kostas ir sako, tai čia nėra tik tai šitas rogų
rogių stumimas, tai tik rogę stumti. Visi push veiksmai yra viskas, tai atsispaudimas pagerėjo. Pas aš, pavyzdžiui, prieš Hyroxą iš visgi nepadarydavau nei vieno atsispaudimo. Ten įdėdavo, atsimenu, pavašus, kai pradėjo Kostas vesti, įdėdavo atsispaudimus, aš sakydavau, tai aš nuo kelių, nes iš vis ten ne. Ir po to žiūriu, kad, jau padarau vieną, jau po to 3 sujungi. Gal dabar ir prasitraukimus jau padarai? Padarau. Ir prasitraukimus, tai tiesiog tas pernešimas. Padarau, ir striktus jau padarau. Gerai, burpiai. 2 minutės. 2 minutėm greičiau burpiai. Kaip? Ten tiesiog labai bloga man buvo stotelė ir aš, mano blogiausias stotelės iš tikrųjų, kurios man taip jausmas blogiausias buvo, tai buvo burpiai ir volbolai. Tai aš jau ties šitom stotelėm tai ir galvojau, kad man reikia kažkaip tai padirbėti ir strategiškai susijimti. Bet irgi technika, peisą išmoktam burpių laikyti, šuolį susitvarkyti į priekį tą ir visą laiką galvoti apie tai. Negalvoti, kad man ten bloga, ar aš pavargau, ar aš nebenoriu daryti, ar man reikia pailsėti, o galvoti apie strategiją. Kiekvienas turi būti vienodas. Ir čia dar truputėlį, jeigu iššokant į tą pro, kurio mes dabar neliečiam, tai mano burpiai buvo sekundę į sekundę vienodi. Stokholme ir tam. Mes apie pro atskirai būtinai dabar pakalbėsime, tiesiog noriu 2 tos pačius dalykus palyginti. Taip. Žiūrėk, tada sekantis stotelė yra irklavimas, ne? Tai tu prairklavai prairklavai labai panašiai, kaip ir prairklavai Varšuvoje, taip ir Stokholme. Taip. Čia poilsio, aš šitą irklavimas man yra poilsio stotelė, aš nespaudžiu. Bet čia aš norėčiau dar užakcentuoti irklavimų, labai svarbu dar irgi žiūrėti po stotelės bėgimo laiką. Tai pavyzdžiui, po Stokholme, po irklavimo tu bėgi 5:20, o Varšuvoje tu bėgi 7:07. Tai reiškia atsistatymas, peisinimas, viskas susideda kartu. Taip. Farmer's Carry pas Lukrecijų laikai nesikeičia, nes stabiliai gerai per 2 minutės stabiliai neša. Tai klausimas, kas jų šeimoje eina į turgų? Manau, nereikia klausyti. Gerai, įtupstai. Tai įtupstai irgi per 4 minutės, 4:30 buvo Varšuvoje, 40 Stokholme. Labai panašus rezultatas, volbolai. 5,5 minutės Varšuvoje, 4 minutės Stokholmas. Per 1,5 minutės greičiau 175 ten buvo. Sumėti volbolus. Taip, kalbėjom, push judesys, squat judesys, bendras fizinis pasiruošimas ir kaip rezultatos matome tikrai žiauriai gerą 15 minučių geresnį laiką. Ar būtent toks laiko sutaupimas, ar vėlgi tas, kaip tu sakei pradžioje, iššūkių troškimas tave pastumė pagalvoti apie pro diviziją ir papasakok savo pojūčius pro divizijai? Gal net ne tas laiko sutaupimas, bet aš jaučiau, kad svoriai, nes kuo skiriasi pro nuo open, tuo, kad tiesiog sunkesni yra svoriai. Ir bėgti reikia tiek pat. Ir aš kažkaip jaučiau, kad tie svoriai man nėra problema ir kad aš galėčiau tos sunkesnius. Aišku, labai sunku būna įsivaizduoti visą laiką, koks bus jausmas, kai tu pradedi tą pro daryti. Nes vis tiek mes salėje pasitreniravom su tais sunkesniais svoriais, bet tokios kaip simuliacijos nedarėm. Bet aš kažkaip galvoju, gerai, jeigu aš neišbandysiu, tai man liks toks, kad reikia išbandyti. Ir iš tikrųjų skirtumas yra tas, kad yra kur kas sunkiau po to bėgimą peisinti, nes svoris, kad ir ne problema, ten nustumsi, padarysi, šiek tiek lėčiau, aišku, viskas gaunasi, bet bėgimas man, ko aš nepatenkinta savo nebuvo blogai, aš ten nebuvo, kad labai 3,6 geriausias lapas jo, bet... Ai, čia tai aš eksperimentą dariau. Eksperimentą? Pirmą kilometrą labai greit bėgi. Pasileist plaukas. Taip, nes aš mėgstu truputį kartais eksperimentuoti. Aš bandžiau tiesiog bėgti greitai pirmą ratą, nes aš galvojau, jis man neįtakojo tų kitų ratų, kad jie lėtesni. Buvo tikrai ne. Norėjai psichologiškai palaužti priešininkės, ne? Ne, aš norėjau leisti savo truputėlį išsitaškyti. Tai aš tą pirmą ratą bėgau taip, kaip man bėgosi, o po to prasidėjo varžybos.
Tai iš tikrųjų greitos labai moteris, be proto greitos jos, aš jas labai nežiūrėjau, aišku, savo dariau, tik norėjau nelikti paskutinę. Mano tikslas buvo nelikti paskutinį, o visą kitą tai kova su savim. Tai, o šiaip tai sunkiausia buvo turbūt peisintis, nes aš viduje jaučiau, kad aš bėgu po visų stotelių greitesniu tempu, negu kad aš bėgau. Aš pamečiau galvoj peisą. Man atrodė, kad yra greitesnis, bet aš paskui laiką žiūriu. Iš pradžių neina susivok, nes aš į laikrodį nemėgstu žiūrėti, kai aš bėgu. Tai aš tai tą bendrą laiką, kuris eina, žiūrėjau ir aš paskui tik pradėjau susivokti, kad aš turbūt per lėtai bėgu. Ir paskui, kai pasibaigiau, aš pradėjau tos laikus analizuoti ir pamačiau, kad tikrai, aš tiesiog blogai peisinausi. Ir dabar aš dėl ko noriu važiuoti sekantį pro, kad sutvarkyti šitą dalyką. Tai va, tai man buvo klausimas, kas toliau ir, bet tu jau išsidavėjai, taip sakant, toliau vėl pro, kas pažymėtina, tai turėjai Open 1:36, tada Pro 1:20. Tai pradėjai, tada Open kitą 1:20. Tai pradėjai su Pro, vėl perėjai kitą lygį, grįžai į 1:34. Tai ar dabar planas Pro padaryti per 1:20? Ir jeigu taip, tai kas vėl toliau tada? Gal 1:20 tai čia būtų fantastika ir aš turbūt jau... Leisk pertrauksiu sekundėlį, ar tu galvoji, kad tu Stokholmą padarysi per 1:20, ar irgi galvoji, kad tai yra fantastika ir aš noriu... Stokholmą? Ne, negalvojau, ne. Sakai, kad fantastika, greičiausiai 1:03. Aš norėjau 1:03. Tai vad, kad jeigu būtų 6 minutės... Tai tą patį nori dabar 1:03. Taip, 1:29, noriu 5 minutės. Laukimas 1:20. Ar neturi minčių paskui, jau Pro padarė labai gerai grįžti į Openą, tarkim, ir ten tiesiog su vėjeliu, jo? Žiūrėsiu. Aš noriu dabar tą Pro pasižiūrėti, kiek aš galiu jį pasigerinti. Labai trumpas tarpas dabar yra. Dabar iš tikrųjų mėnesio laiko, man atrodo, nes aš važiuodama atgal autobusu iš Katovicų iškart užsiregistravau į Kopenhagą, nusipirkau lėktuvo bilietą, sakau, nes reikia viską daryti taip, kol karšta dar yra, kad neliktų abejonių, nes jeigu aš grįšiu, pradėsiu abejoti, po to galiu ir nebenorėti. Tai dabar reikia įveikti šitą etapą, iš tikrųjų, kadangi vyksta ir CrossFit Openas, ir vyksta dabar kiekvieną savaitę tos Openo varžybos ir yra sunku ruoštis ir Hyroxui šalia to. Kitą savaitę yra Taip, dabar baigėsi Openas, paskutinį padarom Openo workoutą ir viskas, ir aš jau išvažiuoju praktiškai į Kopenhagą, bet bazė yra. Rimtai nusiteikus. Tikrai rimtai. Bet bazė yra, viens kitam padeda. Gerai, faina, labai faina. Aš kaip šitos mūsų regiono atstovas vis tiek labai kviečiu tave ir į Gdanską būtinai prisijungti, nes tu jau toks, mes juokaujam tarpus vis tiek aptarinėjom mūsų chebra, kad toks savotiškas talismanas, jau gal, be Lukrecijos negali vykti renginukas, nes nuo pat pradžių, žinai, čia yra, visi tikė, kažkokie turi savo prietarus. Tai tu esi mūsų tas talismanas. Va, ir tada ant galo, tu tą jau 2 žodžiais taip šiaip sakėjai, bet galbūt dar kartelį pasikartokim, ką tu palinkėtum bijančiom, abejojančiom mergaitėm, merginom, moteriam, kaip tą perlipti per save, užsiregistruoti, pabandyti, ką tu į visą tai. Ateiti pas Kostą, į treniruotę, ateiti, nebijoti, tikrai yra ir kituose miestuose, man atrodo, jau pradeda tos treniruotės atsirasti, ateiti, pabandyti, ir tiesiog išdrįsti ir pamatysit, bus gerai. Čia nereikia tikrai bijoti, nereikia. Nes jeigu aš galiu tą padaryti, tai kiekviena gali, tikrai. Tikrai kiekvienas gali dabar Pro startuoti 1:20. Laisvai. Jeigu pas mane treniruotis, aš Pro padarau per 1:20 ir dar gyvas. Ne, bet pradžia nebuvo 1:20, jau po to tas ateina įdirbis, iš tikrųjų reikia nebijoti ir ten laiko. Tas laikas čia visiškai nesvarbu, ar ten bus 1:30, ar 40, ar 50, ar 2 valandos. Yra žmonių, kurie daro 3 valandas ir jie pabaigia. Aš tiesiog, nežinau, emocija yra žymiai didesnė, kai jie pabaigia. Taip, ir jie kaip
kaip jie išlaiko tą, kad pabaigti, kad nenustoti daryti, tai čia yra nuostabu, iš tikrųjų, ir jie įveikia save, iš tikrųjų, tai yra kova prieš save. Ir va ta. Visi, kovokit su savim, Kostai. Dar norėjau vieną klausimą. Tu traumą turėjai, taip? Nesenai. Taip, aš tai turėjęs. kaip tau po traumos dar norėjau paklausyti toks temą, kad užmotyvuoti žmonės, kad ir, nors ir turėjo traumą, kad gali atsitraukti. Tai aš turėjau iš tikrųjų didelę traumą, buvo stipinkaulio lūžis per patį vidurį kaulo, išlūžęs visiškai kaulas ir buvo operacija ir labai ilga, sunki reabilitacija ir iš tikrųjų ta motyvacija mano buvo labai labai dingus, bet nežinau, tiesiog irgi aš labai padariau didelę klaidą, kad reabilitacijos laikotarpiu visiškai mečiau sportą. Ir po to nebenorėjau grįžti, nes, kai nesportuoji, paskui aptingsti, nebenori. Taip, jau paskui pasidarai toks lėtas ir nebenori judėti, motyvacijos nėra. Ir iš tikrųjų man po traumos prireikė metų laiko, kad grįžti, kad pradėti sportuoti. Ir tas įsivažiavimas buvo tikrai labai sunkus ir lėtas, bet labai daug bendruomenė padaro. Tai vat, kai ateini po traumas, iš tikrųjų reikia, aš nežinau, man tai vat labai padėjo tas, kad atėjau bendruomenę, kur atėjau į Amberį, kur radau žmonės, kurie kažkaip palaiko, kurie, nes aš galvau žiūrės kreivai, kad čia ta ranka, kad aš čia nieko negaliu, niekam čia neįdomu, iš tikrųjų ta ranka, tai visi palaiko kaip tik, kad tu darai. Ir paskui atsiranda vis daugiau tos drąsos ir gali toliau puikiai sportuoti. Aš manau, su bet kuria trauma po to galima sportuoti ir apeiti tą iš tikrųjų tą dalyką. Jeigu kažko ir negalima daryti, galima rasti būdų, kaip tą pakeisti, kaip apeiti. Tai tikrai visiems nebijoti, sportuoti, judėti ir tas svarbiausia. Ir dar ką norėjau pasakyti dėl tų iššūkių, tai kad būtent toks sportas kaip Hyroxas, jeigu eiti tenai į tas varžybas, varžytis, tai padeda įveikus tą trasą, tai tu įveiki save ir tau kasdieniam gyvenime po to padeda. Nes tu pasidarai toks drąsesnis, turi gal kažkur tai daugiau drąsos už save pastovėti, nes tu žinai, kad tu gali. Tiesiog einant į turgų, tu gali atnešti ne tik bulves, bet ir morkų. Visus pirkinius. Tai dalyvaukite Hyroxe, eikite į turgų, pirkite viską ir neškite namo. Tai, o kam įdomu, sekite Lukrecijos gyvenimą, labai geras pavyzdys to, kaip gali kažką daryti, paskui nedaryti, paskui vėl grįžti, progresuoti, turėti tikslų, patirčių, emocijų ir taip. Tai tiek. Ačiū Lukrecija, kad atvykai. Faina buvo. Dėkui. Grįžtam į mūsų studiją, tęsiam gražiausios Lietuvos merginos tęsiam pokalbius apie Hyroxą, Katovicus ir turime dabar studijos svečius. Fabijoniškių baseino trenerė Monika. Ir Amber CrossFit sportininkė atletė Ieva. Taip, vis dar Kostas ir aš, mes čia dar niekur neišėjom. Va, ir susirinkome pakalbėti apie istorinį įvykį, kadangi tik nuo šių metų, nuo sausio mėnesio atsirado nauja kategorija Woman Double Pro. Tai aš ten tiksliai dabar kalendoriaus neprisiminčiau, bet bus vienos iš pirmų varžybų apskritai, kur buvo ta kategorija. Tai jūs pirmosios lietuvės, mergaitės, merginos, kurios startavote toj kategorijai.
Prašau. Rimtai? Taip. Ką jūs į tai? Šiaip nežinojau. Aš galvoju, kad ta kategorija, galvoju, kad visada jinai būdavo. Ir aš kažkaip nesidomėjau, man Monika pasiūlė, į provaryt. Ir nes aš tuose gau, kad visą laiką, kaip ir visos kategorijos, gau, kad jinai visą egzistuoja, bet aš niekad, nepretendau ten, nes gau, aš gal dar netam lygį. Ir Monika man pasiūlė, žinok, tikrai nesuko, aš nesu pro, jis sako, Monika, davai, sako, aš ten varu nusikalti. Sakau, tu žinai, kokias ten panos atvai, sakau, ten protus įsivaizduoji, kažkaip žiauriai galvoju, kad čia bus wow, bet sakau, gerai, varom. Tai žodžiu, bet ką žinau, fainiai buvo. Bet tikrai negau, kad mes vienas pirmųjų. Tai va, dabar ką sužinojau, tai faina toliau. Taip, tai tikrai istorinis įvykis. Mes šiandien jau kurį laiką kalbėjom apie Kostą ir jo treniruotės Hyroxo. Ieva, tave tikrai kelis kartus mačiau. Taip. Pas Kostą. Taip. Ką tu apie jį? Lengviau treniruotėse buvo negu varžybos. Ką tu pasakytum apie Kostą kaip Hyroxo trenerį? Ar suprantama, kad tu neturi palyginti, tarkim, kad buvo varžybos be treniruočių, paskui treniruočių ciklas kažkoks tai ir vėl varžybos, bet šiaip, kad Kostas kažką tai treniravo, pasakojo, aiškino, ar tai buvo naudinga varžybose ir taip toliau. Jo, kad naudinga, tai tikrai, ypač pasakė tos dalykus dėl ką reikėtų mažų pasižiūrėti, ko negalima daryti, tas buvo labai naudinga, nes kad ir tie teisėjai žiūrėjo. O ar sunkiau ar ne, iš tikrųjų nežinau, įvairios treniruotės būdavo. Gal sunkiau, kai mes į maniežą padėjome vaikščioti, gal ten sunkiau, nes jo, dėl to, kad bėgimas atsiranda, jis visai kitaip užpumpuoja tą visą ištvermę. Tai labai įvairiai. Kartais būdavo lengvesnės, kartais, kur noriu gal dar kokį vieną ratą Kostą, kitos buvo, kur ačiū Dievui, kad tik tai 3 ratų padaryti. Bet šiaip tai padėjo tikrai. Aš pas Kostą jau eidavau į Hyroxo treniruotės. Dar papildomai irgi lankiau Fabo baseiną, bet ne su Monika. Mes iki Hyroxo su Monika turėjom tik vieną kartą. Tik vieną kartą pasportavom abidvi. Jūs jau užbėgat biškį prieš akis. Norėjau paklausti, kaip jūs susipažinot. Tai ir tęsiant, tarkim, apie Kostą. Tai šiaip jau tikrai padėjo. Tarsi viskas. Ir tos pačios treniruotės, tie patarimai, tai dėl to ir lankiau. Nes rašiau Hyroxui, tai logiška būtų buvę lankytas treniruotės. Taip. Ką tu, Kostai, apie Ievą, ar matėjai tokį potencialą jai lankant treniruotės? Šiaip mačiau, kad tikrai labai gerai judanti ir galvos aukštų rezultatų. Nestikėjau tokių aukštų rezultatų šiaip iš tikro. Tikrai labai gerai pasirodė. Tai kūdos Ievai dabar. Taip, kūdos Ievai labai gerai pasirodė. Dabar minusuoja vienas. Vieną minusuoja. Šiaip labai tikrai šaunuolės abi labai gerai sudalyvavot. Nelabai gerai. Kaip. Mes tuoj paimsim visą splitą ir aptarsim tą statelę ir panašiai. Tai vat kalbant apie Matėnį, mes kadangi čia su to Hyroxu judom ir šiaip domimės mūsų to functional fitness visą bendruomenę, tai Ievą užmatėm, taip sakė, kaip čia užmatėm, žinai, kaip yra headhunteriai, yra fitness hunteriai. Nežinau. Aš nežinau, bet taip atsiranda pokalbėse kartais tie tokie terminai. Tai kelis kartus tarpusavį kliktėm žiūrėkit, kaip jinai varo, ta prasme, koks endurance'as. Tu, jeigu neklystų, laimėjai Lietuvos čempionato functional fitness. Ta pirma, jo. Šiaip aš pati nustebau šito dalyko, nes tikrai nesitikėjau. Tai mes tą informaciją vis tiek kaupiam, kažkur tai ne kaupyklėse, bet galvojam, žiūrim, matom, stebim tą bendruomenę ir mums iš karto pasirodė, kad labai tinkama tau tokia sporto šaka arba tokia varžybų formatas apskritai, kur tiesiog pasileidi plaukus, užsimirki, bėgi ir varai. Ir tas iš tikrųjų parodė gerą rezultatą, ne? Tikrai taip ir buvo. Taip. Tai kūdos Ievai dar kartą. Monika. Kaip, tu prasme, kaip jūs susipažinot, gal jeigu jūs susipažinot, jeigu anksčiau, tai galite ir nepasakoti, jeigu išvažiuojate. Su Ieva. Bet kaip sugalvojot, kad kartu Hyroxą daryti? Dabar jau iš tikrųjų, man atrodo, Julija Kliukienė irgi Fabų baseinė sportuoja, tai jeigu neklystu, jai Bitinaitis gal rašo programingą Hyroxą, ne? Čia galima sakyti garsiai. Jo, tai viskas čia okei. Bėgimo programą jai rašo trenerė. Kažkokia bėgimo, aš dabar neatsimenu pavardės.
o workoutus tai bitinaitis. Jo, tai viskas su to gerai, tai matėsi, kodėl aš apie tai klausiu. Tai iš pradžių pasimatė, kad Julija tam baseinė sportuoja. Man atrodo, vieną kartą jinai man netgi yra sakusi, kad jinai išreikalavo iš administracijos rodės, kad tas jai nupirktų, kad jinai pagaliau galėtų pilnavertis treniruotis turėti. Matėsi, kad jinai tą daro, sportuoja, jiegi su Šarūnu turi spotą, ne į pasaulio čempionatą, tai kaip ir jos kelionė jau tokia aiški, faina, viskas gerai. Monika, nekartų nemačiau, kad tu darytum, ruoštumeisi Hyroxui ir paskui žiūriu PAM su Ieva Pro divizija. Man irgi čia buvo keista. Aš tokia, aš nemėgstu skelbtis, aš ruošiuos tyliai, aš šiaip visada sportuoju, mano darbas, aš visą gyvenimą sportuoju. Aš visada bėgioju, visada plaukioju, visada darau workoutus, iš esmės aš visada ruošiuos kažkam. O Hyroxas yra toks kaip dalykas, toks iš esmės paprastas, nereikalauja technikos, reikia ištvermės, tai tik tiek, tai norėjau pabandyti. Kaip jūs susibūrėte komandą? Čia buvo atsitiktinis kažkoks, kažkas jums pasiūlė susibūrė? Jo, nes aš irgi buvau pas kitą draugę, pas Juliją, mūsų, kuris sportuoja, ir buvo irgi Julija Kliukienė. Turi kitų draugių dabar? Jo, įsivaizduoju, ne tik Monika. Tai ir mes kažkaip buvo atvažius Kliukienė, irgi apie Hyroxą pradėjom kalbėti ir aš sakiau, jo, aš irgi varu, bet aš varu tą realiai ir 4 žmonių. Ir jis sako, turim tai, važiuosi 9 valandas, dėl 20 minučių. Tik dėl to. Aš galvoju, čia pirmas kartas, sakau, tai čia pabandymui. Sakai, kad dažnai būna, kad kažkas dalyvauja, tarkim, arba solo, arba tą double ir tada varo tą relėjų. Sakau, gal, bet sakau, aš neturiu, kas su manim varytų, nepasirašo daug kas tam endurant, irgi kažkiem keliam buvau siūliusi, bet maždaug tipo, ne. Ir sako, Julija, sako, varyk su Monika, sako, čia su ta trenerė. Aš kaip ir žinau tą Moniką, bet sakau, blema, aš tai žinau, trenerė bus, tikrai stipri, bet jinai manęs nežino, kaip pasirašys, nežinau, apie kažkokį no-name Ievą. Sako, tu parašyk jai, nes, sako, tikrai neturi poros, sako, galėsi varyti. Kokias kelias dienas pagalvoju, kad nerašiau, po to parašiau per Facebooką, man atrodo, Skulavas, čia man pasiūlė Julija. Perskaityti tą žinutę savo. Lema, tikrai surasti reikėtų. Ir šitą aš prašyčiau užrašyti kažkur tai no name Ieva. Aš tiesiog no name Ieva. Nes tai tikrai manęs nežinojo. Aš nežinoju, ne. Ir tu dėl to perginai? Ne, tiesiog, ką žinau, tu seniai nežinau, kaip aš sportuoju, kaip aš bėgu, koks man enduransas, toks gavas. Ir panai, aš prašysiu, sakau, tu turėjau komandos narę Hyrox, sako, ne, sako, tai davai varom kartu, jis sako, jo, man atrodo. Bet tugi no name tokia. Jokio testo Ievai nebaidavus patikrinti prieš varžybas. Mes vieną pasidarėm treniruotę. Kai sportavot ar prie? Jo. Tai užsiregistravote ir tada nupamano. Jo, tiesiog mes susitikom, tikrai tiesiog susipažinti. Bet gerai, tu pasižiūrėjai bent jau jos profilį Facebook'e. Arba gal Julija, ką nors pasakė, aš niekada ir neklausiu iš tikrųjų. Julija sakė, jinai man sakė, kad tu gerai bėgi labai, man to ir užteko. Visą kitą aš padarysiu. Ir aš po to pamačiau, šiaip užteko vienos treniruotės pamatyti, kad žmogus turi tą sportinį charakterį, matas. Ta prasme, aš kai trenerė dirbu jau daug metų, tai tu matai, kai žmogus jau turi tą sportinį charakterį. Jinai varys, tai man tas ir patiko, kad jinai numirs, bet jinai varys. Tai man tas labai patiko. Tai taip rezimuojant skaičiuoti žmonės. Šitą... Mes čia praeitais metais juokavom, kad Ambirėje gimsta šeimos, ne? Tai Hyrox'e dabar šeimos dar nežinom, bet gimsta draugystės naujos, ne, taip išeina. Tai kudos Hyrox'ui? Kudos Hyrox'ui? Tai va tokia istorija yra. Gal turit kokio komandos pavadinimą sugalvoję? Mažą ką. Čia tu net negalvojam. Aš bent jau nežinau. Ne, bet gal Monika sugalvojus kažką turi. Aš galvoju, kažką reikėtų sugalvoti tokio. Ateičiai čia reikės gal. Gal turit minčių kokių? Kruša? Būtent dėl ko šitą nes aš taip pradėsiu dypinti. Čia mes apie tą stiprų lietų ar? Vienas iš varianto. Tai kudos Igoriai už gerą komandos pavadinimą. Gerai, tai tokia ta istorija. Komandos Krušos jo. Kostai, turi ten gal atsidaręs ir galim pasitarti dėl merginų splito. Šiaip papasakok gal... Kas apskritai įvyko? Arba jūs papasakokit, arba tu papasakok, sužinokim, kas ten buvo.
Tai jūs galite papasakoti, kaip išsiaiškinot, kai gavot penaltį, ne? Nes jūs gavot 20 minučių penaltį ir kada buvo tas momentas, kai išsiaiškinot, kad jūs gavote 20. Kai pamatėm, kad 20 minučių penaltį turime. Net aš net nemačiau tos, mes matėm tą lentelę, bet aš nemačiau tos sekcijos penaltį. Aš tik matydavau, kad buvo vienas arba ranas ir Monika sako, žiūrėk, mes 20 minučių turim baudos taškų. Aš atsisuku, ar turim tai, kai buvo 20 minučių, tam ketvirtam rate. Bėgime pamatėm. Jo, bėgime. Ja. Bėgant. Ir kaip motivacija po pamatymo 20 minučių. Šiaip tai toks. Mes supyko, man atrodo. Aš jau žiūriu sunervinau. Ant ekrano? Žinau, tas ant savęs. Aš žinau, aš papasakosiu paskui visą tą priešą istoriją. Nežinau, bet tokias piktas tikrai buvo. Nu, ta prasme, ir čia yra sunkiausia, ką daryti toliau. Čia maždaug jau viskas, skipinam ir einam, ar tęsiam toliau, bet kaip tęsiam, ar vis dar toliau stengiamės, nu, kaip stengiamės, ar jau maždaug išlėtų. Toliau po 4 ratus vietoj. Mes, man atrodo, po to dar labiau pradėjome. Jo, nes mes buvom žiūri piktos, tikrai buvau žiūri piktos. Vis tiek laimėti. Jo, tikrai. Na, aš sakau, aš dar turėjau tokią Moniką tą pasaką, sakau, galiu pasakyti. Tai jo, aš sakiau, kad jinai sako, o gal yra kažkas, kas lėčiau bėga. Nu, maždaug, gal dar aplenksim. Gal dar kažką aplenksim. Tai bandėm. Bet ir nebuvo paskutinios. Ne, nebuvo. Tai ne visai pasidam, gal tikrai paskutinės negalim likti nesąmonę. Išyti irgi nesąmonę, kad jau čia vidury, jo. Dabar buvau šitų varžybų viduje, žinojau, kad startos pro merginos mūsų tautietės. Kad visi suprastumėm, pirmas jų bėgimas buvo geras. Tiek ratų prabėgot, kiek reikia, kilometrą prabėgot per 4 minutės, labai geras paisas, tai yra jūsų geriausias ratas ir buvo pirmas. Prie Skiergo aš galvoju toks, taigi, čiagi Saviškis, reikia jom patart, kažkaip taip. Jūs irklavot, aš ten kažką iš galo bandau šaukti, jūs apsisukat, klausėt, mes ten tarėmės, kaip jūs turit bėgti, prisimėte? Jo, aš nesuprantu, klausiu, žiūrėjau, ten tų Lenkijos trenerių. Jo, tada mes ten kažką aš patarinėjau, sakau, visada išbėgat, prabėgat vieną kartą, antrą kartą prabėgat, ant trečią kartą bėgat inside. Nuo tada prasidėjo baudos. Gerai patariu. Antras, trečias, ketvirtas, penktas ratai yra baudos. Tai patariu labai gerai, kreipkitės patarimo, -1 kūdos man. Vieną? Čia maždaug daug minusų reikia. Ne, čia, žinai, lengviausia būtų kaltinti kažką, bet mes kaip ir suaugę Jo, žmonės, mes galėjom tikrai žiūrėti švieslentę, mes ten viską rašo, ta prasme, iš esmės, tai mes negalim visko ant tavęs nurašyti. Visko negalime. Bet ten! 10 minučių tikrai man keliauja. 10 pusė. Taip, tai visada paskui tas būna su tais patarimais, aš savo esu kelis kartus irgi jau sakęs, ta prasme, kaip čia, labai gerai, bendruomeniškumas, visą kitą, bet ypatingai varžybų viduj, mes iš CrossFito pasaulio tą puikiai žinom, ten kažką pradedi patarinėti, ten daryk tą geriau, paskui ten žmogų nulūžta, pasimiršta ir visai kitokia ta reakcija, tas pats ir čia pasirodo, tai tas teisijavimas ar buvimas aikštėje, nereikia juo naudotis ir panašiai, tai turėtų nuo pat pradžių iki galo bėgti, bet ta prasme jau yra kaip yra. Tai 4 ratai bėgimo su baudom, po 5 minutės baudos, tai bendroji sumoje 20 minučių baudos. Tačiau bendras laikas vis tiek kostai kiek yra? 1:24. 24. Taip. Su bauda jau. Čia su bauda, jo. Su bauda. Mes taip čia pasiskaičiavom, plius minus, bauda yra žymiai didesnė negu... sakykime, negu jūs prabėgti. Nes jūs vieną ratą nedabėgate. Jo, realiai virš kilometro ten gausi. Mes kadangi projektavom tą aikštę, tai žinau, vienas nuo auto iki ino, tai vienas ratas 350 metrų. Tai jūs realiai kiekvieną kartą 350 metrų nedabėgot. 4 kartai po 350 metrų yra 1,4 mylė. 1,4 km. Tai jeigu jūs bėgot kilometrą vidutiniškai čia visur po, tarkim, kad ir 5 minutės, tai jūsų, ta tokia skaitinė matematinė išraiška, jūsų laikas būtų kiek? Plus 7, tai jūs prabėgote per valandą ir 4, plus kokias 7. Tai valanda 11. Kažkas būtų, taip, čia valanda 11. Papėliokim, Galiu aš greitai tuo palaukus jungsiu. Kas būtų, jeigu būtų? Kas būtų, jeigu būtų. Kada biški ant žaizdos papildžiai. Jo, ta druska. Ant žaizdos papildžiai.
Taip, tuo. Gerai, tuo tarpu, pakol Kostas ieško informacijos, prasibėgam greitai per stotelės. Skiergas. 4 minutės 14 sekundžių. Sakėt, visiškai nesitreniravote kartu. Vieną kartą. Vieną kartą. Bet visas stotelės buvo praėję, tarkim, skiergus, pasikeitimus, ar transitionas buvo kažkaip atidirbtas, sustrateguota, ar kaip merginas sakė, ten vietoj išsiaiškinsim. Šiaip tai mes, kai sutikom, mes nedarėm, man atrodo, Hyrox'o kažkas trumpintos. Aš nesužinęs, ką mes sportavom. Mes darėm workoutą, kažkokį ten kažkur. Bet nei skiergumų to ne... Buvo skiergas. Ai, bet ten toks... Bet tarkim, ant tų pasikeitimų greitų, Ne. Nieko tokio ne, bet ant transition mes kažkaip nedirbom. Tik tai tą sandbagą mes mokėmės, daugiau nieko. Tiesiog. Tai vat kaip ta visa tiesiog, kaip bus, tai bus. Kaip Dievas surėdė, tai bus. 4 minutės 14 sekundžių, tai 2:07 500 metrų, ne? Tikrai neblogas rezultatas. Bendroji sumoji jisai yra 3. Iš visų komandų šito divizionė. Tikrai neblogai. Galim grįžti, pasižiūrėjau. Tai pirma vieta yra 1:08 minutės. Tai į tą nebūtumėt gal pataikiusios, bet antra vieta yra 1:19. Tai tikrai būtumėt į antrą vietą, manau, pataikiusios tikrai. Ir pro kategoriją, man atrodo, doubles čia būtų ir dar ir pasaulio čempą gal. Bet antra vieta, bet pirma vieta, man atrodo. Kiek vietų? Priklausomai nuo divizijos ir ten nėra tokios vienareikšmiškos. Po vieną kiekvienai tikrai kategorija ir toliau ten priklausomai nuo procentaliai, kiek būna jo ten žmonių skaičius ir panašiai. Bet, vėlgi mes ten galėtumėm ir pasinaudoti savo keliom teisėm ir, žinai, saviškiam tą paskirtį. Nes tas yra natūraliai uždirbta. Tačiau turim, ką turim, bet vėlgi, jeigu ir panašiai, tai kaip antra vieta, manau. Ir labai arti tos pirmos vietos, nebuvo ten 10. Tai va dėl to ir skudžiausia buvo. Patikėk. Gerai, toliau per stotelės. Sled push. Minutė 4 sekundės, pirmą vietą iš visų. Stumtų buvo, man labai lengva buvo, aš net nesupratau, kad aš nuskridau su tom rogėm. Kaip skaldėt? Vienodai? Jo, aš buvo, matai, priekį, bet aš to paskutinio nepabaigiau, nes man ten kojas pakitus Monika pabaigti, nes man sunkiau buvo stumti negu traukti. Tai Monika pabaigė, lengviau buvo. Sunkiau stumti negu traukti. Jo, man kažkaip lengviau sekėsi ant trūkimo tą kartą. Bet vėl, net nesitreniravo, tokių transitionų. Nieko. Vėl, kaip bus, tai bus. Mes dažniausiai bėgdamos, kažkaip sakydam, tu pradedi, arba aš pradedu, kas pradeda. Ir po to kažkaip, mažau, kad aš pabaigiu, aš nežinau kaip. O kas buvo inkaras pas jūs bėgime? Inkaras? Pagal ką bėgot? Pagal ką bėgot? Pas mus buvo inkaras? Nebuvo. Nes jeigu paskutinė, jeigu aš paskutinė pabaigdavau pratimą, tai vadinasi, aš esu labiau pavargus, tai Monika sakydavo, aš dabar tu bėg savo tempu, aš pristaikysiu, kai galėsi greitėsi. Tai žodžiu, jūs dar spėdavot belikiek pasikalbėti. Labai minimaliai mes kažkaip nekalbėdavom bėgdavom. Aš turiu komandinės tos patirties pakankamai nemažai varžybose šiaip. Tai, plius minus jau žinai, ta prasme, tu jau jauti partnerį, ta prasme, tu matai jauti, įsivaizduoji, žmogus pabaigė, jisai pavargęs labiau, logiškai jisai negalės bėgti 4 minučių peiso, tai tu biški lėčiau bėgi, tada derinės, o po to atsigauni ir varai, kažkaip taip, jauti per pajautimą. Sled pull, 4:26, antra vieta iš viso. Čia jau pavarė. Nepavarė. Bet man buvo, aš kaip tik bijojau trūkimo. Aš nežinau, bet man buvo lengviau. Nežinau, kodėl. Na šitus svorius mes, man atrodo, net nesam darę salinį kartą. Su jais svorius jo, nes matai bus... Jo, ir mes, man to, aplamai nesam, aš visą laiką būna, kad per varžybas kažką naujo pabandau. Tarkim, per LCC pirmą kartą lipau virvę, nes Getfite nebūdavo beveik virvės, tai niekada nesulipusi per varžybas pirmą kartą. Tai čia buvo irgi su svoris. Tai užpipinam tą pavadinimą, kurį jinai dabar sakė. Gerai. Aš jau kauju tikrai. Ir man to, mes tik ten buvo apšilimo zona, tai mes ten pastumdėm ir patraukėm tą svorį, matom, pastumsim, pastrauksim, gerai, tada viskas bus gerai. Mažu, kad nebus taip, kad stovi vietoj. Žiūrint į tave, man sunku įsivaizduoti, kad lengva yra traukti 100 kiek. Aš irgi taip gau 102, o stumėm 105 kažkiek. Nesakyk, kad buvo lengva, ta prasme. Nebuvo, bet aš galvau, kad atvirkščiai, kad stum bus lengviau negu traukti. Bet buvo atvirkščiai iš tikrųjų. Buvo būdų sunku. Tikrai, nepasakyčiau. Nes aš vos patraukiau. Ta prasme, aš galvoju, šitos atvirkščius man bus pakankamai lengvas, nes aš kaip jėgos turiu nemažai. Stumt buvo labai lengva, bet traukti, aš
aš jaučiau, aš pamečiau techniką traukimo, aš viską dariau iš jėgos, viską traukiau už dilbio, man užsikalė dilbiai ir šakės. Viskas. Aš dar norėjau pasakyti, kad labai daug technikos yra traukime. Vienintelis toks iš tų visų stotelių, kur crossfiteriam reikia technikos, nes mes niekada jokių rogių netraukiam. Tai ten toks, kur... Kažkur būna aksesorė, patraukiam. Bet žinom, kiek visi daug aksesorių darom visada. Tai. Gerai, burpiai. 3 minutės 2 sekundės, antra vieta vėlgi overall. Opa. Tarp visų jo, tai kas burpėje vėl strategija? Man to mes sakėm, kaip pavargsi, tada keičiamės. Ir mes šaknėm, kaip pavargsi. Labai gera strategija, viskas, žinai. Iš jėgos. Pažiūrėsim, kaip bus. Jo, tiesiog aš sakau viskas ir tada Monika, tas sakai, viskas pavargu, tada Monika tęsė ir tada... Maždaug padarėt merginos vienodai, kaip jaučiat, ar kurį daugiau Man atrodo, kad po pusę gavus. Kažkas plius minus. Nebuvo tokio, kad viena daugiau. Ne. Bet visos stotelės taip skalėt per pusę viską. Jo, grubiai kažkaip jo per pusę man gaudavos. labai patiko, kad pirmą kartą dalyvavau su žmogum, vis tiek yra rizika ir mums kažkaip sutapo kažkas ten, kažkur. Jie susivaibinom, žiauriai, susimečinam. Nes būna kartais, gali ir nepasisekti, o mums tiesiog, kažkaip tu pajauti tą partnerį. Mes taip susikalbėjom, čia žiauriai fain iš tikrųjų. Ir dar Monika sako, mažiau patinka, kad tu nestresuoji. Tai aš rami buvau. Ką aš laukiu? Nežinau. Aš yra tas jaudulys, toks važybinis, bet kad ten panikuočiau kažkas ten toks ne. Ir man patiko lygiai tokia pat ir toks, ir mane ramina ir taip kažkaip sumečinam ir viskas įsigauti. Ir pagaliai viskas dėliojamas. Faina, labai faina. Ir klavimas 4,5. Tai labai arti Skiergo, kur buvo 4,14, bendra vieta vėlgi overall antra. Kiek kartų keitėtės, kiek supratau, transitionų nesitreniravot? Po 2 pėm, ne? Tam kilas buvo, po 2 pėm mes keitėmės. Bet aš jau... Tas susitirėt sėdint ant rolerio, man bėgant, man atrodo, kad mes, tas irgi nesitreniravom, kaip ir viską. Gal ir kalbėjomės kažką? Mes tik tai kalbėjomės, kaip keičiamės. Mes, man atrodo, kalbėjom. Keičiamės greitai. Po 2 pėm. Bet aš žinau, kad aš ant rolerio buvau žiauri, aš jau beveik žinau, kad mes jau kažkur feilinam, aš buvau žiauri pikta ir aš nebemačiau, koks greitis, man nebežiūrėjau, kad reikia ir aš dairaus, žiūriu, ieško, ar tikrai mes ten bėgame, tokia pikta. Tikrai, nors aš žiūriu, sekas Robin, bet nemačiau kokį greištį klau. Tai gal dėl to ir suklavom greitai. Mes kalbėjome, tam pakalbėjome ir klau. Ja. Žiūrėkit, toks klausimas, iš tikrųjų skaudus man ir visai bendruomeniai mūsų. Kaip jūs sugebėjot 7 vietoje atsidurti Farmers Carry? Tai jūs kaip pardaškė neįnat? Mes ėjom. Jo, aš šitą irgi žiūrės, aš kiek mačiau po to, visi bėgiojo tenais, o aš kažkaip nežinau, mes nebeskubėjom. Nežinau, bet mes ėjom, mes tikrai nebėgom. Bet nesilsėjot labai daug ten, ta prasme. Ne, jo, aš padidinį pasiemai, bet mes ėjom. Man tokia pati patirtis yra su Farmers Carry, aš kažkada ten kelis kartus for fun startavęs tose... Aš taip pat važiuoju dirbti, turi laiko subėgę, tai aš iš crossfito, kaip reikia formą, žinai, aš paimu tos girutis, aptitimpi ten pituką, gal ir einu. Pro šalį, prasineša, galvoju, blema, gal ir taip reikia, susikūprinį ir bėgi bėlė kaip. Tai ar kitą kartą žinotumėt, kad ten reikia greičiau? Nes mes ir buvom vienos toj stotelį, jeigu būtų kažkas papildomai būtų bėgė, tada mačiau, žiūrėk, jie bėga, gal ta bėgė, bet nieko nebuvo, žinau, nebent gal kažkas toliau už nugaros. Tai iš karto minutį irgi braukiamas čia, kitam kartui? Jo, čia tai tikrai toks, aš pati pamačiau, wow, labai neskubėjom, iš tikrųjų. Tikrai ne. Nedėjom ten 100% pastangų. Nes čia yra jūsų blogiausia stotelė. Taip, aš tai irgi. Taip. Čia lengviausia stotelė. Čia kur tikės, kad aš jums lengva. Ten, kur kiti gali tiesiog atakuoja, užsimerkia, jūs perstrategavot kažkaip. Jo, aš nežinau, kodėl, nežinau. Gerai, dabar žinosi. Jo, šitą aš mačiau. YouTube tai 3,24, antra vieta bendroji sumoj. Overall tai labai geras rezultatas. Kaip manot, ar galėjot greičiau? Nežinau. Visada galima greičiau, žinai. Aišku, viską galima greičiau ir bėgti galima greičiau. O kaip manot, jeigu būtų taip, kad su kažkokia pora visada esate šalia, ar tas duotų naudos varžybiniam rezultatui ir tarkim, esate tos pačios formos ir jūs man suprantat, kad jūs kompitinat dėl pirmos vietos? Jo, man tai duotų. Tai dar daugiau. Nes tu matai, kad tu gali aplenkti ir tu žinai, kad tu gali aplenkti, tada ir lenki. Tose kažkokia motyvacija yra. Tai tikrai tas duotų. Bet kadangi nebuvo nieko, tai bandėme iššygas. Trečia vieta, 3,36. Tai irgi galima, aš įsivaizduoju, buvo pasispausti. Galima volbolus. Daug skelėt volbolus?
Neprisimenu, gal pirmą ar 15, 20, nežinau iš tikrųjų. Pirmus mes daugiau darėm, Jo, po to gal po 15 kažkaip skaldėm. Neprisimenu. Ten irgi turėjo. Jo, bet beje, skaldėm, neprisimenu tik po kiek. Bet galima. Jo. Kai nori, galima. Lengva čia sakyti, žinai, tą akimirką atrodo, kad tu spaudai jau ten, žinai, wow, bet... Mes išnekėjom prieš tai su Monika, mes šaunam kaip kulkos ten per tą bėgimą ir tą pažiūrį 6 minutės. Monika nešauni kaip kulka. Stovi, net šoginė. Iš šono turėjo to. Galėjom mes ten, žinai. Nu ir dar visas scenarijų praėjus, valbolai, finisher stage, ten ekranai, aplodismentai ir visa kita, nusileidžia tai apačią, aš esu tiesiog liudininkas šitos situacijos, iš užtvaros išlipa Julė ir sako tokia Ar jūs tai girdit? Aš tai negirdėjau. Tikrai. Ar paskui apie tai kalbat? Aš ne čia vieną normalu tarp merginų? Jinai, jeigu žiūrės šitą podcastą, taip, ta prasme, jinai ir... Atsiprašau, Julija, jo, bet jinai rėkia ir jinai visą kelią mane mėtė akmenis į mano daržą, kai važiavom iš Lenkijos namo. Ir dabar primena. Apie tą feilą, ne? Jo, apie feilą. Ir šiaip jinai per varžybas, jinai rėkia. Neatsimenu žodžių, neatsimenu keiksmažodžių, bet buvo. Reikia, kada šiaip... Jinai labai įsijautus buvo. Ant bairio į fabus atvaryti. Jūs pasakykite tik laikus, kada jūs treniruojatės, suprasti, kas ten pas jūs vyksta. Aš užsidėsiu kokią kaukę, kad nežinotumėt, kad čia aš būsiu tas slaptas pirkėjas pabūti tarp jūsų. Arba varžybose, žinai, kai būna mikrofonų užsega, tai užsiekti per jūsų sekančias varžybas tiesiog paklausyti, ką jinai šauko. Žinote, yra žmonės, kurie labai išgyvena kito tą visą ir jinai labai dėl mūsų pergyvena. Na jo, tu faktas, aš irgi iš Amberio atletų irgi vaikštai ten sprogdinės darais, kur čia kam ką padėti, kaip patari kažką, kaip sekas. Merginos, kokie planai toliau? Ar tai buvo vienkartinis kažkoks tai šiaip iššūkis savaitgalis kažkur užsienyje, ar patiko, užsikabinot, planuojat sekančius startus, norit atkeršyti ekranui tam už klaidas? Kas toliau? Tai šiaip dar nepasakiau, mes, kadangi ten vyko dar po to Double Pro, buvo ir paprastas bėgimas, ne pro, dviejų žmonių, žinau, kad prasidėjo 3 valandą ir panašiai tau rašiau žinutę. Tu man rašysi. Jo, nes aš sakau, nežinau, kad man to mes buvome atbėgę, gal buvo kaip 1-2 valanda ir kaip tik mūsų kitos kolegės ruošėsi bėgti tą ne pro ir sakau, o kažkai galima dar dalyvauti. Jo, net manęs klausė, sako, mes galim užsiregistruoti, sakė. Jo, sakau, o kažkai nieko tokio, jeigu 3 kartus ir aš Monika rašau, labas, ar tu pavargus, gal nori prabėgti ne pro, nes aš tokia susinervinu, sakau, reikia man atkeršyti. Ir Monika sako, aš jau pavargsiu, jeigu būtų Monika sutikus, aš būčiau bėgus, jeigu dar būtų buvę tų vietų. Tai va, jau ten būčiau atbėgus, bet kadangi Monika sako, žinok, aš jau pavargus ir sako, gal kitam kartu paliekam, sakau, gerai. Tai kitam kartu mes bėgsim Berlyne. Berlyne. Dabar jo. Ten žadama yra labai faina kažkokia unikali lokacija, kažkoks neveikiantis oro uostas, man atrodo. O, aš nesidomėjau iš tikrųjų. Jo, tai datą žinau. Šiaip visada, kaip, ne tai, kad visada, bet tokie yra nišiniai renginiai, tai Berlynas tame tarpe ir ten bus kažkas wow su lokacija. Tai tikrai geras pasirinkimas. O, geras. Nes, vienas dalykas, kai būna, tiesiog Expo centre, aišku, Katovice buvo fainas, aš manau, lokacijas, buvo ten tas, tarsi toks kažkiek išskirtinė, kažkiek unikali, bet Berlynas kažkas bus wow, tai būtinai pasidalinkit įspūdžiais paskui, nes tikrai įdomu, gal netgi verta gal ir nuvaryti pažiūrėti. Nes Berlynas kaip vienintelė vieta ir tiko, nes mes iš karto pabėgėm, ieškom kur dabar varyti. Nes buvo Kopenhaga, jo, tą pačią dieną, tą pačią Hyroxo dieną ieškom kur toliau ir buvo Kopenhagoje 6 mėnesių, bet netiko, nes Monikai netinko data, tada žinau, kad buvo Berlyne ir tas Gdanskas, bet Gdanskas irgi mums nelabai tinka, o Berlyne buvo išpirkti biletai. Jeigu plemba, nesąmonės, reikės kažkaip pasiderinti, varyti Gdanską ir kažką dieną, jau dar kartą pačekint biletų Berlyne, žiūri, yra. Rašau Monika, yra biletai, reikia pirkti. Ir sakau, jeigu tau data tinka, sakau, perkam. Tai va. Tai ta pati pro kategorija. Jo, ta pati, aišku. Dabar reikia... Dabar, sakykit, kai jau ruošia, aš taip vyksta pasiruošimas. Dabar jau, jo, daugiau negu kartą susitinkam. Kažkoks treniruočių planas, gal Monika pati rašai kažkokį treniruočių planą Hyroxui,
ar kaip vyksta jūsų bendros treniruotės? Kiek dažnai tinkatės sportuoti? Šiaip kol kas tik vieną kartą per savaitę. Kartą per savaitę, savaitę. gal Jo, šiaip dabar. vieną kartą ir tą, kuris Ne. buvo prieš Ne, kartą per savaitę. Tai, Reikėtų padažnėti nu, šitą tai va, dalyką. ką gerinam daugiau, galbūt dirbam, pavyzdžiui, ant skairgo, kur galima tikrai šiek tiek greičiau, su irklavimu galima tą tempą pagerinti. Nu, bėgimą, tai jau čia aš manau individualiai kiekviena gali, nu, aš bėgioju daug, aš ir maratonų ruošiuos, tai man čia, nu, prie to pačio tas bėgimas. Tai va, tai Svarbiausia skaičiuoti, neužmirškit per treniruotės. Tai va. Šitas jo. Bėgimo geras. Šitas sunkiausias buvo. Nes iš esmės, iš techninės pusės, nu, tu viską moki, tu turi mokėti kentėti ir greitai atsistatyti, tiesiog labai greitai atsistatyti, arba kad tau tas pulsas taip stipriai neužkiltų. Nes po to mane pykino pusę dienos, tai žiūrėjau, nefainai buvo. Aš tai nebūčiau atbėgus dar tą antrą, bet Monika nepasirašė. Aš būčiau bėgus. Bet Ieva, tu dar startavai vakare Jo. estafetėj. Jo, gauva ten, tai dabar tikrai reikia daryti tą sprintą, nes... Ir ar pavyko tas sprintas, nes jeigu neklystu, jūs ten prizinė vieta? Trečią pasirodo, mes tik kelius sužinojom. Jo, tai aš žiūrėjau ir buvo atsidaręs tą lentelę. Neatsėmėt. Ne, nes kažkaip sufeilinom. Ta diena buvo feilas. Gavom ten tą vėliavą, jo, ir aš dabar turiu. Jo. Tai jo, ten buvo, aš tada tam medalėjau, tai ant roverio buvau ir ant volbolų. Tai ant roverio pirma finišavau, o ant volbolų antra. Tai va, Atkeršiai. Atkeršiau. O bėgai gerai? Nes susimaišai daugiau? Ne, ta prasme, aš turiu minėti baudų neturėjau. Ne, jūs skaičiavau, taip jau tai žiūrėjau tą lentelę ant pirštų, negaliu, nes čia 4 žmonės, aš apvirsiu 4 dar kartą. Tai ne, ten jau gerai suskaičiavau. Tai vieną Moniką galima buvo pakišti, ne? Ne, tai dviese dar pasitarėjau, ten, dviese dar tu bėgi šalia, o tam 4 žmonių tu vienas bėgi, negali paklausti, kelintame šerate. Tai galvoju, blembat bėgsiu su bauda. Tai va, ten. Tai didžiausias stresas man irgi, aš, pavyzdžiui, kai bėgom tiek su Monika doubles ir tiek ir komandinio vakarė, aš irgi labai stresavau kiekvieną kartą dėl tų ratų, kad tik tais pamaizinto vieną. Skaičiau taip įtemptai, tik apie tą ratą skaičių galvojau. Nes žmonės gal apilti, tai va. Nes, nu, ten tokia painiausia vieta ir yra, nu, nes ten sotelės, kas aišku, bėgi, ten nubėgi, tau teisėjas parodo, kur tau atsistoti, o su ratais jau, kai palieka pačius savo, tai aš apsiskaičiuoju. Dėl to crossfitas ir atrodo, dėl to ir lengviau tu įpratęs prie crossfito, tu ateini, tau parodyti, tu žinai, ką daryti, o čia viską, nu, savarankiškai. Ir tai mes, sakė, mes jau baiginėjom bėgioti, nes buvom jau piktos, irgi būna atbėgam ir piktos, kur volbolai, kur niekas neranda, o mes jau tos piktos nuo tos baudos taškų ir dar ieškom tų volbolų ar kažką, žodžiu. Mes tam pareikiam. Retas crossfiteris ieško volbolą. Nes ten, kai bėgi, nematai tos sekcijos ar ten, nes iš pradžių buvo lyg ir išėlės, po to kažkaip buvo biškite, nes apkeisti skaičiai. Ten jo buvo išmėti tos. Jo, mes kadangi ir piktos ir dar bandėm skubėti, nu žodžiu. Tai rytoj galėsit ieškoti volbolą, aš įsivaizduoju per Openą trečią. Ai, sakai, bus. O ką jūs manot? Nežinau. Aš trasterė, ne, Kostai? Tas pas volbolas. Nežinau, ką tikėtis. Tik šičiu. Aš trasterius nuo pirmo workouto sakau, kad bus, nu tai gal trečiam. Nelaukiu, bet sakau, kad bus. Supratau. Tai žiūrėkit, kaip suprantu, jūs jau ruošiatės kitom varžybom. Tai linkime, kaip čia, sėkmės labai didelės, neapsižioplinti ir neklausykit patarimų, svarbiausia. Niekino. Darykit taip, kaip mano teisingai. Parodykit gerą rezultatą. Dar yra kaip čia, net negalimybė, bet tiek Berlynas, bet galbūt ir dar kitos varžybos šį sezoną yra tikrai kelialapį galima laimėti į pasaulio čempą. Šiaip dėl pačio renginio, ten Nicoje, vėlgi jūra, maistas, nu, žodžiu, turėtų būti unikalus dalykas. Bet dėl tiek reikia. Turime kolektyvą, kuris važiuoja tenais, tai vėlgi tikslas, kuo didesnė komanda tenais susiburti ir praleisti kažkuria prasme kartu laiką, ne, tai, taip sakant, pristatyti mūsų šalį. Tai linkime jums labai iškovoti tą galimybę, jeigu ne Berlyne, tai dar kažkur pasibandom. O iš jūsų pusės, ką galėtumėt, sakykime, patarti merginom, kurios galėtų klausyti mūsų čia dabar, bet sako, o ne, čia ne man, čia ne mum, čia per sunku. Padrasnimai žodžiai. Taip, kaip ryštis tam žingsniui ir kaip supratau, dar pakaifuoti, nu, apart to, kad bauda.
Ne, manau, kad tiesiog reikia bandyti, nežinau, reikia bandyti tiesiog. Tau patinka arba ne ir viską, bent jau mano sakatas yra moto, kur visi manęs klausia, kaip tau gerai sekasi endurance'as, aš niekada nesustoju. Aš manau, kad man yra bloga, pykina, bet svarbu niekada nesustoti. Ir tas ne, kad tu matai, kad, pažiūrėjai, crossfit'e yra, skillsai, kur tu turi mokintis ir labai, kad jis sunkiai sekasi arba ilgai ten viską darai, o endurance'ą tu išsiaugini. Tai, pavyzdžiui, aišku, gal baisu, bet, visą ką bandai, tau matai, arba patinka, tau sekasi ir jeigu tu praktikuoji tiesiog, geriai toj visoj endurance'o sferai, mano manimu. Tai, toks patarimas, tiesiog bandyti ir... Visi, gerėkit endurance'o sferai. Ja. Ir nesustokit pas komandą Kruša. Ne? Ne, tikiuosi, kad ne. Monika ir Ieva turi visus atsakymus, kaip pasiruošti, kaip nesufailinti. Ir kaip išlaikyti gerą nuotaiką varžybų ir ne tik metu, neprarasti motyvacijos ir būti pavyzdžiais. Tikrai taip. Tiesiog. Kostai? Tai Kudos Monika ir Ievai? Kudos Monika ir Ievai. Buvo malonu jūs priimti. Lauksime ataskaitos ir rezultatų iš sekančių renginių. Po Berlyno. Iš Berlyno. Valio. Žaibas. Žaibas. Taip, o mes dėkodami jums, kad atvykot pas mūsų studiją, turim dovanėlių. Maikė. Hyrox Maikio. Berlyne galėsit dėti suderinusios. Jeigu bus maža, tai leiskite žinoti, mes turim pakaityti. O kitos spalvos neturi. Rožinė. O galima pasirinkti iš ir čia kitų dabar spalvų. turėtų atsirasti iš šopo nuorodą. Spausteliukas su kodu. Daug spalvų ir dydžio. Fine. Tai iki Ačiū kito labai. karto. Bye bye. Bye bye. Viskas? Super. Baigiam, ne? Kaip faina. Ne, baig.